kol dar laukiam paskutinių susėsiančių į galinę eilę, tai tik tai primenu, kad toksai prašymas techninis laikyti mikrofonus išjungtus. Tokiu būdu tada visi klausytojai matys šnekantįjį. Ir dar toksai dalykas, kad yra pokalbių kambarys, čatas. Tai kviečiame visos paskaitos metu į čatą rašyti savo klausimus ir paskaitos pabaigoje ten juos pabandysime apibendrintai apžvelgti. Matau, Egidijus yra, klausimus stebi. Egidijau, kaip tenai situacija, ar dar yra neprijungtų, ar mes jau galime pradėti, gal tu gali trumpą žodelį pasakyti. Labas vakaras. Taip, iš tiesų dabar yra 92 žmonės ir juda daugiau. Manau, kad galime pradėti. Jau dabar žmonės laisvai prisijunginės ir pirmin. Tai gerai, ačiū Egidijui. Tai gerai, dar kartą labas vakaras visiems susirinkusiem į paskaitą apie Valdorfo pedagogikos programą. Visi norintys sužinoti daugiau apie tai, ko mes mokomės Valdorfo mokykloje. Kaip jau minėjau, bet dabar dar pakartosiu, paskaitos visos eigoje galite rašyti savo klausimus pokalbių kambaryje, čate. Egidijus, mūsų kolega iš Žaliosios mokyklos, šiandien apsiėmęs stebėti čatą, stebėti, rinkti klausimus, tos klausimus truputėlį pagrupuoti pagal temas, jeigu jos kartojasi, ir tada paskaitos pabaigoje juos pabandysim apžvelgti. Tikiuosi, kad pavyks atsakyti, jeigu ne į visus, tai bent jau į didžiąją dalį jums kylančių klausimų. Paskaitą planuojame paskaitai skirti 1,5 valandos. Ir, jeigu dar ten kažkiek išlysim iš laiko su klausimais, tai bet gal kažkaip nelabai smarkiai. Bet kuriuo atveju iki 7:30 ir gal dar tenai keliolika minučių, jeigu bus kažkokių labai svarbių klausimų dar neatsakytų, ne? Tai šiandien paskaitą jums skaitysiu aš, Indrė Pranaitė, ir mano kolegė, aš esu iš Atvirosios mokyklos, ir mano kolegė Danutė Baranauskienė iš Vilniaus Valdorfo mokyklos. Ir mes su Danute šiandieną pabandysime tokiu bendru žvilgsniu apžvelgti būtent Valdorfo mokyklos programą, ko vaikai mokosi nuo 1 iki 8 klasės. Iš tiesų priėmėm sprendimą būtent šitą temą rinktis, nes suprantame, kad labai dažnai žmonėms kyla klausimo, kaip ten yra toj Valdorfo mokykloj, ko ten vaikai mokosi, ar iš viso ko nors mokosi, apart menų ir ten kitų dalykų. Tai tiesiog tokiu bendru žvilgsniu pereisim per visas tas 8 klases ir tada, kaip ir minėjau, gale paskaitos tiesiog pabandysime atsakyti jūsų klausimus. Tam, kad nebūtų labai nuobodu šiam nuotoliniam laike eilinį kartą žiūrėti tik tai kalbančias galvas kompiuteryje, parašėme jums tokią nedidelę prezentaciją skaidrių, kur bus galima tiesiog akis paganyti į nuotraukas, į iliustracijas to, ką pasakosime. Tai tikiuosi, kad bus įdomu ir naudinga jums čia kartu su mumis praleisti šitas kelias vakaro valandas. Tai nieko labai nelaukdama, aš tada ir pradėsiu. Dabar pasidalinsiu savo ekranu ir nuo šiol tada matysite tiesiog savo ekranuose prezentaciją ir pagal idėją, jeigu viskas ten nustatymuose tvarkingai veikia, tai turėtumėte matyti tada prezentaciją ir matyti šalia kalbantįjį. Tai dabar taip pat aš pabandysiu pasidalinti savo ekranu ir pradėsime savo pristatymą. Štai. Taigi, paskaita, ko mes mokomės Valdorfo mokykloje. Ir iš tiesų tokį įvadą į tą mokyklos programą šiandieną Danutė padarys, trumpai pristatys mums tokius pagrindinius dalykus, nuo kurių atsispiriant ir yra kuriama ta Valdorfo mokyklos programa ir apskritai tas visas Valdorfo mokyklos gyvenimas. Tai prašau, Danutė, perduodu tau žodį. Ačiū. Tai va, kitą skaidrę galėjai jungti.
Tai ką, Valdorfo mokykloje, ateidami Valdorfo mokyklą, jūs dažnai išgirsite tą tokią posakį, kad viskas, ugdymo planas Valdorfo mokykloje, visas ugdymas, metodai ir būdai labai glaudžiai siejasi su amžiaus tarpsnių samprata. Ir va čia skaidrėje. Danutė, užsitylinai kažkodėl? Danutė, garsas. Atsiprašau, čia kažkaip nelabai aš draugauju su ta technika, bet... Tai va, tai amžiaus, ar girdėjote apie tos amžiaus tarpsnius, kad skirstoma amžiaus tarpsnius, tai va, tai žmogaus vystymasis, turi savo ritmą, bet tas ritmas turi tam tikrus pakilėjimus, nusileidimus, tam tikrus kritinius taškus. Ir nors kiekvienas žmogus unikalus ir turi savo tą vystymosi raidos tempą, bet vis tiek yra kažkokių bendrų dėsningumų visiems. Ir priimta visą tą žmogaus gyvenimo juostą skirstyti daugmaž į 7 metų periodus. Ir kiekvienas 7-metis turi tam tikrus pokyčius, jisai žymi naujų kažkokių protinių galių, gebėjimų vystymasi. Bet labai svarbus aspektas dar yra tas, kad kiekvienas 7-metis pasižymi tuo, kad jo metu keičiasi žmogaus santykis arba santykis aš ir pasaulis. Ir į tai, ir Valdorfo mokykla irgi labai atsižvelgiama. Tai jeigu matote, čia kol kas vaikystė, kadangi vaikystė yra nuo gimimo iki beveik 21 metų šiaip skaitoma, nors dabar jau kalbama apie paauglystę iki 28 metų ir psichologai turi tam savo kažkaip pagrindimą, bet dabar kol kas naudosime tą senąją, galbūt tai, kas buvo nustatyta ir Rudolfo Steinerio. Tai, žodžiu, pirmas 7-metis tai yra nuo 0 iki 7 metų, tai yra kūdikystė ir ikimokyklinis amžius, kai vaiko pagrindinis liktai aspektas arba pagrindinė teiginys, kuris turi lydėti vaikus, tai yra, kad pasaulis yra geras ir vaiką turi ir sukti tą nuotaiką. Toliau ateina mokykliniai metai ir čia yra apima 2 7-mečius. Antras nuo 7 iki 14 metų, trečias nuo 14 iki 21. Ir šiandien apžvelgsim būtent tą nuo 7 iki 14, kai yra klasės mokytojo laikas. Ir šitas 7-metis turi tokį šūkį, kad pasaulis yra gražus. Ir esminis dalykas, kuo gyvena tuo metu vaikai, paaugliai, tai yra jausmuose jie gyvena ir pagrindinis, juos vežantis toksai aspektas yra gebėjimas ir galėjimas ir turėjimas progą žavėtis pasauliu. Iš tikrųjų, dar matote, ant tos juostos, tai yra tokie raudonai pažymėtas amžius, 9 metai, 12 ir 14 metų, tai yra tokie dar išskiriami keli ypatingi periodai, kuriuos įprasta vadinti krizėmis. Ir jiems būdingi tokie labai ryškus psichologiniai pasikeitimai, ten požiūrio socialinius santykius pasikeitimai. Tai laikas, iš tikrųjų labai nelengvas laikas ir patiems augantiems žmonėms ir visiems esantiems aplinkui juos, bet iš tikrųjų šitos krizės turi labai ryškę tokią pozityvę reikšmę asmenybės vystymuisi. Taigi, tas suvokimas, kaip auga vaikas, kas jam yra svarbu tam tikrų 7-mečių, tai ir yra pagrindas viso ugdymo turinio formavimo ir parinkimui mokymo metodų ir būdų. Ir stengiantis, kad dalykai, kuriuos dėstoma vienoje ar kitoje klasėje, vienai ir kitai amžiaus grupiai, atitiktų tos amžiaus grupės vidinius poreikius. Nes Rudolfas Steineris yra pasakęs tokį, kad
tokį teiginį, kad pagrindinė mūsų programa, ugdymo programa yra pats vaikas. Ir stebėdami vaiką ir suprasdami, kas jam yra aktualu vienu ar kitu laikotarpiu, pagal tai mes ir turime jam siūlyti tam tikrą ugdymo turinį. Tai jis pavadino tokį mokymą ekonominiu mokymu, nes kaip tik tuo laikotarpiu, kai vaikui yra ypač aktualu kažkokia tema arba yra jo kažkokia vidinė būsena, tam tikras ugdymo turinys gali padėti išgyventi tiek krizes, tiek apskritai išlaikyti tą tokį susidomėjimą pasauliu. Ir čia toliau, kai bus kalbama apie klases, paminėsim kai kurios aspektus. O dabar aš norėčiau dar apie mokyklinę brandą pasakyti kelius žodžius, nes tai yra aktualu ateinantiems į mokyklą. Žodžiu, kiekvienas septynmetis ir kiekvienas laikotarpis yra pats savaime turi savo tą vertę, reikšmę, bet jis yra visumos dalis. Ir kiekvienas laikotarpis yra prieš tai buvusio laikotarpio, lyg tai tęsinys, metamorfozė, nes tai, ką mes išmokstame ankstesnėme ar septynmetį arba ankstesnėme periode, pereina į tam tikrus, transformuojasi į gebėjimus kitame periode. Tai aišku, koks vaikas ateina į mokyklą, labai priklauso nuo to, kaip vystėsi kūdikystėje, iki mokyklinėme amžiuje, kokios buvo aplinkybės, ir čia yra daug tokių dedamųjų visame tame. Ir priimdami vaikus į mokyklą, mokyklos paprastai organizuoja tokius susitikimus su būsimais pirmokais, stengdamiesi kažkaip suprasti, kokia yra jų mokyklinė branda. Tai, kad įsivaizduotumėte, aš čia turiu ilgametės mokyklos gydytojos Michailos Gliokler pateiktus rodiklius. Jis kalba apie tai, kad mokyklai vaikas laikomas pasirengusiu tada, kai jau yra įvykusi lateralizacija, tai yra, kai yra sąmoningai pasirenkama dominuojanti ranka, dominuojanti pusė, dešinė arba kairė. Aišku, priklauso nuo jo kūno formos, jis jau nebėra putlutis kūdikis, bet yra ištysęs. Ir turbūt žino tą bandymą, kai ranka reikia pasiekti kitą ausį, priešingą ausį, tai čia tas irgi testas gali būti kaip rodiklis. Aišku, yra prasidėję dantų kaita prasidėjusi, vaikas gali ryškiai pasakoti istoriją, taria visus garsus, dainuoja. Ir labai svarbu pastebėti, kaip jis koordinuoja judesius, kaip jis gaudo ir meta kamuolį, kaip išlaiko pusiausvyrą, ar gali šokinėti ant vienos kojos, ar pastovi ant kojų pirštų, ar geba atlikti smulkius judesius, daryti karoliukus ir taip toliau. Ir aišku, kiek jis yra savarankiškas, kaip jis gali pats save apsitarnauti, apsirengti ir kiek gali, kažkiek tai padėti ir kitiem, padengti stalą, gal išplauti indus. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, kuris tikrai reikšmingas ateinant į mokyklą, tai tiek, kiek jisai pajėgus emociškai atsiskirti nuo šeimos ir įsijungti į sociumą. Aišku, tas socialiniai gebėjimai galbūt pasiekia, įgyjama antraisiais mokyklos metais, bet vis tiek tai yra svarbu ateinant į mokyklą. Tačiau yra dar ir vienas tokia mintis, kad mes galime stebėti ir žiūrėti, kad ar vaikas pasiruošęs ateiti į mokyklą, ar vaikui yra reikalinga jau, ar pasiruošęs ateiti. O kitas požiūris, mes žiūrime, ar vaikui reikalinga ta mokykla, ar mokykla, ar tas formalusis ugdymas padės jo raidai, padės paspartinti jo tą vystymąsi. Ir čia tas priėmimas į mokyklą ir pirmos klasės mokytojos, tokia apžvalga visų mokinių labai padeda suprasti, kokia klasė, kokie vaikai ateina ir kaip galima bus organizuoti ugdymo procesą toje klasėje. Tai aš dabar kviečiu Indrę pereiti prie pirmos klasės ir startuojam su klasėm. Aha,
Mhm. Aš atsiprašau, turėjau atjungti, nes kažkodėl man, jeigu atidaryta prezentacija ir man tada neleidžia valdyti savo mute ir unmute funkcijos, tai tada, Egidijau, gal tu tada galėsi mane užtildyti, kai aš baigsiu ir po to vėl atitildyti. Tai aš dabar iš naujo tada įjungsiu ir pratęsime. Va, viskas gerai, visi matot? Liuksą parodyk, kas nors, kas mato mane. Va, gerai, puiku. Gerai, tai ką, aš keliauju tada į 1. klasę. Ačiū Danutė tau už tokią apžvalgą amžiaus tarpsnių ir trumpą pristatymą to vaiko brandos jau mokyklai. Ir iš tiesų, apie 1. klasę kalbant, tai ko gero svarbu iš karto pasakyti, kad vienas pagrindinių tokių 1. klasės tikslų yra vaiko socializacija. Tai reiškia, susirenka vaikai į 1. klasę ir iš karto, pirmiausia, ką daro mokytojai klasės, ar ne, tai kuria klasės bendrystę, kad vaikai apsijungtų visi iš skirtingų terpių atėję, ar ne, susijungtų į vieną bendrą organizmą, į vieną didelę tokią šeimą. Ir iš tiesų tam skiriamas labai didelis dėmesys 1. klasėje. Mokomės nuo pat pirmų dienų būti kartu, kokios yra klasės taisyklės, kokie yra susitarimai, kodėl yra svarbu to laikytis, ar ne? Ir iš tiesų, atrodo, anokie čia mokslai, bet patikėkit, pirmokam nemenkas iššūkis yra palaukti savo eilės košei gauti, išmokti kelti ranką tada, kai nori kažką pasakyti, išmokti ne tik pasakyti, bet ir išklausyti savo draugo, ar ne? Ir daug visokių dalykų. Kitaip tariant, 1. klasėje klojamas toksai tas pamatas apskritai visam būsimam mokymuisi mokykloje. Ir kuo jisai tvirtesnis, kuo jisai sklandesnis 1. klasėje, tuo tada lengviau vaikams iš tiesų būti mokykloje ir vyresnėse klasėse. Kitaip tariant, pradedame mokytis, kaip čia dabar toje mokykloje mes gyvensim. Visas tas bendras susigyvenimas. Ir iš tiesų tam skiriamas labai didelis dėmesys. Vaikai labai daug laiko praleidžia ratelyje, ten ir per ritminę dalį, ir žaidimų pamokos, ir visokie tenai klasės susibūrimai, išvykos, taip toliau. Ir būtinai juose, turbūt aš dabar tiesiog iš patirties prisimenant 1. klasę, tai mane turbūt labiausiai ir nustebino, kai atėjau visai nepatyrusiai į 1. klasę, kad aš galvoju, kad aš čia mokysiu vaikus, reiškia tenai raidžių skaičių visko, o visų pirma reikėjo padaryti tokį didelį milžinišką darbą, išmokyti vaikus, kaip čia mokytis, kaip čia dabar būti. Tai iš tiesų labai svarbus momentas ta socializacija ir mokytis būti kartu tiesiog, ir mokytis dirbti ir mokytis kartu, ar ne, tapti vienu bendru organizmu, viena didelė šeima, kur mes visi skirtingi ir visi kartu vienodai svarbus. Tai štai. Dažniausiai 1. klasė prasideda nuo formų piešimo periodo. Formų piešimas tokia atskira disciplina Valdorfo mokykloje, kuri per visas klases iki 5. klasės keliauja, vis sudėtingėdama ir iš tiesų irgi kloja pamatus daugeliui svarbių dalykų. Visų pirma, vysto smulkiąją motoriką, padeda vaikam labai išmokti būti kruopščiu, išmokti pajausti ribas tame baltame lape, ar ne, bet pirmiausiai atėję į formų piešimo pamoką, vaikai piešia, jūs matote ekrane, kas nežino, kas nebuvęs 1. klasėje, tai sakys, kad čia yra I ir C, o jeigu jau pabaigusiu 1. klasę klaustumėt mokinių, tai jie iš karto jums pasakytų, kad čia yra tiesė ir kreivė. Ir štai atėję į 1. klasę vaikai sužino, kad visas pasaulis sudarytas iš tiesių ir kreivių. Na, pradžioj tai skamba gana keistai, bet kažką čia bandom piešti, žodžiu, ir per formų piešimą. Formų piešimas dažnai būna kaip atskiras periodas, jiems skiriamos kelios savaitės ir iš tiesų piešiame įvairiausias tų formų variacijas. Piešiame vaškinėmis kreidelėmis, tai yra toks, matote, pieštukinės, tokias jau beveik metus panaudotas irgi, tai čia mūsų tokia pagrindinė darbo priemonė 1. klasėje, tos kreidutės. Ir iš tiesų
įvairias formų variacijas, kaip ten tiesė su kreive jungiasi ir kokias formas gali sudaryti. Ir labai įdomus dalykas įvyksta, vieniem anksčiau, kitiem vėliau, bet dažniausiai po kokios savaitės kitos staiga ima ir nušvinta vaikų akis, bet tai mokytojai iš tikrųjų pasaulis sudarytas iš tiesių ir kreivių. Ir žiūrėkit, jau ir pirmokų tėvai dažnai šitą žaidimą įsitraukia ir žaidžia, nu kur tu be pažvelgsi, į kokį daiktą aplink save beapsidairysi. Iš ties visur gali pamatyti tas tieses ir kreives. Ir iš tiesų tas formų piešimas pirmoji klasė toks kaip ir pasaulio pažinimo pamoka tampa, ar ne? Bet kartu ir kasdieną tokį stiprų darbą dirbame, piešiame tas formas. Ir nuo to dažniausiai prasideda pirmoji klasė. Tada po formų atkeliauja raidės, raidžių pasaulis. Na, dažnai tėvai nerimauja, kad į pirmą klasę jau šiais laikais vaikai ateina mokėdami raidės, tai ką jie čia veiks, jie čia nuobodžiaus dabar, bet iš tiesų dažniausiai taip neatsitinka, nes mes tas raidės atrandame ir su jomis susipažįstame visomis įmanomomis jų kokybėmis. Tiesiog visų pirma, tai su kiekviena raide ir kaip ir beje su bet kuriuo kitu mokomuoju dalyku, vaikai gyvena bent jau 3 dienas, toks yra 3 dienų ciklas. Visų pirma, mokytojas klasiai seka pasaką. Ir toje pasakoje būna užkoduota, paslėpta labai daug žodžių su tam tikra raide. Na ten pavyzdžiui, karalius man kažkodėl dažniausiai ateina į galvą, nes kažkaip labai vaikams, atsimenu, tai buvo taip įstrigę ir vaikams, ir man, tai vat pasaka pamokos metu, tenai kuriamas toksai vaizdinys ir lentoje būna piešinys, kaip tenai gyveno kalnuose karalius su kardu ir karūna, jis vaikščiojo kadagiais apaugusiuose slėniuose ir taip toliau, ir tam karaliui kas nors, aišku, nutiko, žodžiu, ir vaikai tada su ta pasaka, tai reiškia, jų viduje kūrėsi tos pasakos vaizdinys, jie išeina namo, ar ne, tą dieną. Kitą dieną jie grįžta į mokyklą, atsiverčia sąsiuvinius ir piešia tą pasaką į savo sąsiuvinį, piešia iliustraciją esančią lentoje. Ir neretai, aišku, tenai labai greitai jau jie pagauna šitą triuką ir tame lentos piešinyje būna ta raidė paslėpta kažkur užkoduota. Ir jau koks ten džiaugsmas būna atėjus, oi, čia jau raidė K, matau, oi, o čia milžinas guli kažkur prie kalnų, tai čia raidė M bus. Ir tada vaikai sužino, kad yra ta raidė būtent tokia ir tada mes ilgai su ta raidė būnam. Ne tik kaip jinai rašoma, ar ne, bet kokia yra tos raidės kokybė, ką jis savyje talpina, kokia jos nuotaika, o kokie yra žodžiai iš tų raidžių, o gal žinote žodžių, kur kelios tos pačios raidės yra tose žodžiuose, o kas turi draugų, o kas šeimos narių, kur ta raidė gyvena, nu žodžiu, įvairiausiais būdais tą raidę mes išgyvename. Ir trečią dieną tada grįžus į mokyklą, matote va nuotrauką apačioje, vaikai sąsiuviniuose patys kreidelėmis piešiasi linijas ir tada jau tą raidę, čia tik tai pavyzdėnė radau būtent P raidės, bet radau su Ž raidė, ar ne, tai rašo tą raidę jau į linijas ir po to rašo žodžius, būtent kurie ta raidė prasideda. Ir tokiu būdu tas 3 dienas, reiškia, vaikai ir gyvena būtent toje raidėje, tos raidės nuotaikoje. Ir 3 dienos pabaigoje mokytojas jau seka kitą pasaką, kurioje jau slepiasi kita raidė. Ir tokiu būdu būtent per tas 3 dienas, 3 dienų ciklas, reiškia, vaikas nueina miegoti su ta gauta nauja informacija ir kitą dieną atėjęs į mokyklą, ta informacija, tas vidinis jo vaizdinys yra papildomas jau tokiu mokomąją medžiagą, mokomuoju turiniu. Ir iš tiesų visa 1 klasė taip labai lėtai keliaujame per raidės, po to pamatysite ir per skaičius, bet iš tiesų bandome paimti taip pat tą turinį kažkaip kitoje kokybėje, ar ne? Kas tenai slepiasi. Va, tada ateina pažintis su skaičiais. Lygiai taip pat kaip ir su raidėmis nėra Valdorfo mokykloje tiesiog pristatoma, va štai čia skaičius 1, štai čia skaičius 2, išsirašykite visi dabar skaičius į savo sąsiuvinius, ar ne? Bet lygiai taip pat būnam kelias dienas su vienu skaičiumi. Skaičius 1. O kas yra pasaulyje tik 1, ar ne? Ir ten vaikai patys daug samprotauja jie tenai ir per pertraukas, ir per pamokas. Kaip čia, aš tik tai vienas toks esu, va, saulė viena, ar ne, pasaulis vienas yra tik tai ir tenai, mano mama tik tai viena, įvairiausių būna pasiūlymų ir lygiai taip pat tada keliaujame su tais skaičiais, piešdami tų skaičių iliustracijas, piešdami pačius skaičius ir po to tada,
kai jau susipažįstame su skaičiais, kartu ir žiūrime, o kas į tą skaičių telpa. Ir iš tiesų Valdorfo mokykloje dažnai mokomuosiuose dalykuose yra tas mums pradžioje neįprastas apvertimas. Štai, kad ne 6, ten 3, čia kaip matote pavyzdyje, ar ne, kiek trejetukų telpa, pavyzdžiui, tuos skirtingus skaičius. Ir po to, kai dar vėliau čia išeina, kad čia yra skaičiaus eilė ir dar vėliau ta skaičiaus eilė yra panaudojama mokant daugybos lentelę. Bet dar skaičiuojama nuo visumos prie detalių, ką tai reiškia, kad pavyzdžiui, ne 10 kart 1 lygų 10, bet atvirkščiai, kas yra 10? 10 gali būti 10 kart 1, 10 gali būti 5 kart 2, 10 gali būti 7 plus 3, 10 gali būti 6 plus 4, ar ne, 10 gali būti, tiesiog bandome tiesiog patirti, kas ten telpa į tą skaičių 10. Ir lygiai taip pat tai nėra daroma tik tai sąsiuvinyje. Vaikai turi pupeles, sagas, kaštonus, konkorėžius, ten įvairiausius dalykus dėliojame, skaičiuojame ir taip su tais skaičiais pažindinamės ir kartu su jais gyvename. Ir iš tiesų pirmoje klasėje įvedami iš karto 4 veiksmai matematikos. Viskas žinoma per pasaką, tenai apie 4 brolius arba 4 nykštukus, kiekvienas veiksmas, sudėtis, atimtis, daugybė dalybų turi savo nuotaiką, savo temperamentą ir iš tiesų tokiu būdu susipažįstame ir su visų skaičių ir matematikos pasauliu. Dar labai svarbus pirmos klasės darbas yra mezgimas. Pradžioje tikrai sunkiai veikiamas tom mažom rankytėm, 2 virbalai, storas vilnonis siūlas ir vaikai mezgasi savo fleitutės dėklą. Irgi mezgame ten per vaizdinį, dažniausiai ta kilputė, tai ten koks nors urvelis, kur tenai višta kiša savo snapą ir bando slieką pagauti, ištraukti. Ir pamažu iš tiesų visi vaikai įveikia tą mezgimo pradžiamokslį ir patikėkite, koks būna džiaugsmas ir pasididžiavimas savimi, kai galiausiai jau jie turi beveik baigtą fleitutės dėklą. Mokytoja, man liko ten 3 eilės arba 4 eilės, ar ne? Ir kai jie pamato, kad jie iš tikrųjų jau yra pajėgus savo rankomis sukurti štai kažkokį tai daiktą. Ir būna tokių juokingų istorijų, ten 1, 2 klasėje, kur mamos po to skundžiasi, kad negali vaikų nuvaryti miegoti ir po kaldra mezga palindė ir tenai, žodžiu, autobuse, tenai mezga dar kažkur. Tai žodžiu, tas mezgimas, toksai valios tokia treniruotė stipri ir dažniausiai po to, kai jau nusimezga fleitučių dėklą, ateina į pirmokų gyvenimus fleitos. Pentatoninės fleitos, iš tiesų labai daug muzikos būna, labai daug to muzikavimo ir buvimo muzikoje. Ir tokia irgi būna šventinė tokia diena, kai jau gauna pirmokai savo fleitutes. Dažnai mokyklose būna dar toksai ritualas, kad tas fleitutes perdoda, pavyzdžiui, vyresnieji vaikai, kokie nors trečiokai atneša ir įteikia savo fleitutes pirmokam, o trečiokai patys tuo metu gauna kitas fleitutes, pavyzdžiui. Ne? Tai irgi tokios būna iškilmės savotiškas. Akvarelės liejimas iš tiesų tai dailės pamokos, labai, labai terapiškai vaikus veikia, labai jie tiesiog tyrinėjame dailėje spalvas, yra pagrindinės spalvos, raudona, geltona, mėlyna. Ir tada suprantam, kaip su tom 3 pagrindiniam spalvom galima išgauti visą vaivorykštę, visą skirtingą visą tą spalvų spektrą. Ir būtent akvarelės liejimas čia yra toksai labai didelis pagalbininkas patirti ir suprasti, kaip visa tai veikia. Na ir dar iš tiesų daug tokio fizinio aktyvumo yra pirmoje klasėje, na ir kaip ir vėlesnėse klasėse, tai čia kiekviena mokykla skirtingai, bet žinau, kad man atrodo nepameluosiu sakydama, kad visos mokyklos turbūt, gal ne visos klasės, bet dauguma ten 1, 2 klasėje keliauja į baseiną, plaukimo pradžiamokslis būna toksai išeina, o dar labai populiarus toksai mūsų užsiėmimas yra žygiai, keliavimas į žygius kartu su klase. Tai tokia dažnai būna kaip pramoginė veikla, bet kartu ir kaip kūno kultūra ir iš tiesų ir socializacijai labai gerai, ir fiziniam kūnui ten tam augimui labai gerai, bet kartu iš to ir ištvermės mokomės ir daug visokių smagių dalykų. Tai dar būtinai 1 klasėje ir vėlesnėse klasėse dažniausiai irgi ta tradicija išlieka, klasė su mokytojais drauge kuria spektaklį. Tai būna kartais kalėdinis spektaklis, kartais būna tenai baigiant mokslo metus kuriamas spektaklis, bet iš tiesų vaikų gyvenime būna toks didelis įvykis, kuomet jie gali jau savo tėvus pakviesti arba netgi vyresnių klasių mokinius ir parodyti, štai suvaidinti, ko dažniausiai kažkaip yra tokia tradicija, kalėdinė istorija vaidina vaikai. Ir dar ką apie 1 klasę svarbu pasakyti, kad
apskritai pirma klasė tai tokia pasakos nuotaika. Iš tiesų, pirmoko sąmonė, jinai tokia dar nėra labai aiškiai pabudusi ir vaikas gyvena tokiame, jeigu jisai jaučiasi saugus, jeigu jisai jaučiasi gerai, jisai gyvena tokiai absoliutaus pasitikėjimo pasauliu, meilės pasauliui nuotaikoje. Ir ta nuotaika dažnai atspindi būtent tokią pasakos būseną, ar ne? Ir kad labai daug kas ir visa mokomoji medžiaga yra pateikiama per pasaką, per pasakojimą, per vaizdinio kažkokį kūrimą, ar ne? Tenai ir matematika, ir jinai ateina su pasaka, su nykštukais, ir raidės ateina irgi su visokiom pasakom. Ir kasdien pamokos pagrindinės pabaigoje mokytojas seka vaikams pasaką. Ir vaikai, patikėkite, tenai sėdi išsižioja, klauso, seilė tysta, ir iš tikrųjų, jeigu pradžia pamokos ritminė dalis, kuomet pusę dalį, ten nemažą pamokos, mes stovime rate, šokinėjame, žaidžiame, deklamuojame, darome įvairius ritminius pratimus, tai yra duoklė žmogaus vaiko valiai, jo reiškia kūnui, jo galūnėms, tada mokomoji dalis yra duoklė vaiko protui, tai štai pasaka yra duoklė vaiko jausmams, ir tokiu būdu irgi tikima, kad ugdomas tada visas žmogus, ar ne tik tai jo galva, bet ir jo jausmai ir jo valia. Ir štai pirma klasė, tai ta būtent pasakos nuotaika. Na, o ką, po to iš pirmos klasės keliaujame į antrą, ir antra klasė jau truputėlį kitaip negu pirma. Aišku, būna vaikų, kurie ir anksčiau pabunda iš tos pasakiškos nuotaikos, būna, kurie ir antroje klasėje dar truputėlį tame plaukioja, bet antroje klasėje tai tokia kaip metų tema yra šventųjų istorijos ir pasakėčios. Per visus metus ten skirtingai kiekvienas mokytojas išsidėlioja, ar pakaitom, ar tenai pirmą šventųjų istorijas, po to pasakėčių turi periodą, bet iš esmės ta pasakojamoji dalis antros klasės yra šventųjų istorijos ir pasakėčios. Iš tiesų, o kodėl? Tuo metu vaikas tarsi stovi tarp dangaus ir žemės ir bando pažinti save. Ir štai per šventųjų istorijas yra atskleidžiamos žmogaus dorybės, ar ne? Tas idealusis žmogus, tas žmogus, kurio didelė atvira ir teisinga širdis, kuris pasiryžęs daryti gerus ir teisingus darbus, o šalia to yra ir pasakėčios. O ką pasakėčios atskleidžia? Pasakėčiose per gyvūnus atskleidžiamos įvairios žmogaus ydos. Ir tokiu būdu, keliaudami kartu su šventaisiais ir su pasakėčių visais herojais, mes kartu su vaikais bandome susivokti, kaip čia yra, o kaip čia yra su manimi pačiu. O kaip čia yra su šita situacija, kuri atsitiko klasiai. Žiūrėk, neretas antrokas ir pasakys, tai matai, čia šitas tai kaip ta beždžionė prieš veidrodį, ar ne? Ir jau visa klasė ten lipsta juokais, nesupranta, kas čia turima omeny. Kad reiškia, jau tenai tas pasakėčias išgyvena. Dažnai tas pasakėčias ir išvaidina vaikai, ir būna iš šventųjų istorijos taip pat vaidinimai iš jų daromi. Bet žodžiu, tokia pagrindinė metų tema, tai va tas tarp dorybių ir ydų bandome atrasti save. Antroje klasėje jau rimčiau mokomės daugybos lentelės. Daugybos lentelę bandome mokytis įvairiausiais būdais. Ja mokomės piešdami formas, ja mokomės darydami įvairiausias daugybos lentelės žvaigždes, ja mokomės šokinėdami, ropodami, dėliodami ten visokiausius akmenėlius, bandydami atrasti daugybos lentelę savo kūne per ritminius pratimus, ar ne? Ja mokomės ir piešdami, visą laiką į sąsiuvinius išsipiešiam, dažniausiai šitą kvadratinį, bet kartais ir šitą apvalę tokią išsipiešiam daugybos lentelę. Ir iš tikrųjų, kaip vaikai džiaugiasi, kaip gražu ta daugyba, ne tik tai, kad tenai įdomu, bet ir gražu. Ir žodžiu, bandome tą daugybą ne tiesiog, kad įkalti į galvą kartojant, ar ne, daugybos lentelę tenai, kiek yra kart kiek, bet būtent įvairiausiais būdais, kad jinai kiekvienam per skirtingą kanalą, žodžiu, jinai ateina į vaiką, į vaiko žinojimą. Dar antroje klasėje, pirmoje klasėje, nebežinau ar paminėjau, bet mokomės dažniausiai tik tai didžiųjų raidžių, o antroje klasėje ateina ir mažosios raidės, ar ne? Kiekviena didžioji raidė gauna savo mažąją sesutę ar broliuką ir tada jau rašome tokius ilgesnius tekstus. Dažniausiai užsirašome, kuriam savo sąsiuvinius, sąsiuviniuose piešiame istoriją ir užsirašome istoriją. Iš tiesų, istorijos yra antroje klasėje vis dar nurašomos nuo lentos, mokytojas rašo lentoje ir vaikai tada rašo jas į savo sąsiuvinius. Ir būtent antra klasė yra tas laikas, kuomet vaikui ateina laikas skaitymo gebėjimui. Čia kažkada per kažkurią paskaitą klausė, ar pirmoje klasėje mokoma skaityti. Pirmoje klasėje vaikai
nėra spaudžiami pradėti skaityti, bet jeigu vaikas pradeda, aišku, niekas jam nedraudžia, bet štai laukiame vis tik, kol vaike pabus tos skaitimo jėgos ir tas smalsumas, sudėti tas raidės, kurių pamažu mokaisi ir galiausiai sudėdi jas į žodį. Ir išrašymo į skaitimą, tai va toks įdomus procesas ir vyksta. Pirmiausia, vaikai nurašinėja tekstą nuo lentos ir tada vieną dieną, žiūrėk, ima ir jiems susijungia, kad, taigi čia šita raidė su šita ir su šita ir su šita, jos visos jungiasi ir tada pamažu imame mokyti skaityti. Tai va antra klasė, tas išrašymo į skaitimą, būtent tas laikas, kuomet jau galime ir pradėti skaityti pirmąsias savo knygas ir tuo labai džiaugtis ir didžiuotis. Antroje klasėje tęsiasi formų piešimas, formos sudėtingėja. Antros klasės tema yra simetrinės arba veidrodinės formos. Kaip sako vaikai, jau tada formų piešimo sąsiuvinis tampa gražiausių metų sąsiuviniu, nes iš tiesų tos formos jos toliau piešiamos kreidelėmis, bet kadangi jos vis sudėtingėja, aišku, reikia daug valios pastangų, daug susitelkimo joms atlikti, bet iš tiesų, kai pasistengi ir padarai, tas rezultatas būna toks labai saldus ir kai būna mokslo metų gale, darbų apžvalga kartu su tėveliais, tai dažniausiai aš pastebėjau, kad vaikai su dideliu noru rodo savo formų piešimo sąsiuvinį, nes patys juo labai džiaugiasi. Darbeliuose antroje klasėje neriame vašeliu. Pirmiausia, vaikai nusineria pieštukines ir gauna nebe tik reideles, bet tada dar jų darbo priemonėmis tampa ir pieštukai, kuriais po to tenai ir rašome, ir piešiame, ir spalviname. Ir tada dažniausiai būna nusinėrus pieštukinę, dar toks nors laisvas projektas, nusiner ką nori. Tai vat nežinau kaip kitose mokyklose, bet mano mokykloje tai visi antrokai nėrėsi kepures. Ir ten buvo vos ne jau tenai kepurių paroda, ir ten kažkas nėra rankinukus, piniginės, bet žodžiu kažkaip tas nėrimas ypatingai įtraukia ir užburia vaikus ir pastebėjau, kad labai berniukams patinka ir tinka. Ir siūsdavo mamos nuotraukas ten juokingas, kur ten vakare už užuolaidos pasislėpęs neria, arba ten per susirinkimus dalindavosi, kad nereikia einant miegoti atiminėti vašelį ir siūlus. Tai tarsi kažkaip po mezgimo kažkodėl jiem nerimas būna tokia atgaiva, nes ten galbūt greičiau pamatai tą rezultatą augant, ar ne? Ir štai va, vaikai tada po to išdidžiai apdovanoja ir save, kiti ir savo tėvus, mokytojus, žodžiu, savo nertais rūbais ir visi pasipuošę vaikšto. Tai va, tai čia apie antrą klasę, jeigu taip trumpai, keliauju iš karto prie trečios. Ir trečia klasė iš tikrųjų yra jau galbūt jums girdėtas ir Danutė minėjo Rubikono tarpsnis, 9 metų krizė. Kas nutinka Rubikono laike? Jeigu iki trečios klasės, reiškia pirmoje, antroje klasėje, vaikas gyveno tokioje pasakiškoje nuotaikoje, toje pasitikėjimo ryšyje su pasauliu, ar ne? Tai trečioje klasėje, vieniems truputį anksčiau, kitiems truputį vėliau, bet būtent aplink 9 metus nutinka tas dalykas, kai vaikas staiga pasijaučia, kad čia esu aš, o pasaulis štai šičia. Prieš tai jis jautėsi vienyje su tuo pasauliu, o 9 metų būdamas jis tarsi nuo to pasaulio atsiskiria, pas jį atsiranda truputį kritinis žvilgsnis į tą pasaulį. Ir tada žiūrėk, ir tenai mama kokia nors pasidaro, jam tenai pastebiu ten, kad pas ją žiūrėk raukšlių yra, arba ten kažkaip jam pradeda atrodyti, jis pradeda jaustis vienišas, kad čia kažkaip pasaulyje jisai vienas, dažnai būna kažkokių baimių keistų atsiranda tam Rubikono laike, kad supranta, kad galbūt ten, pavyzdžiui, vaikai kartais būna, sako, pradeda bijoti, kad mama numirs arba kad jisai pats kažkada numirs, žodžiu, truputėlį toksai atsiskirimas aš ir pasaulis, ir tada trečios klasės darbas yra nutiesti vaikui tam atsiskyrusiam nuo pasaulio aš, nutiesti tiltą į tą pasaulį, kad tas pasaulis ir toliau jam būtų draugiškas ir gražus. Tai iš tiesų tam pasitelkiamos istorijos iš Senojo testamento. Ir dažniausiai trečia klasė prasideda pasaulio sutvėrimo periodu, kuomet sekamos Senojo testamento istorijos, kaip nuo pat pradžių pradžios, kaip Dievas kūrė žemę, kaip kūrė tenai augalus, gyvūnus, kaip sukūrė žmogų, kaip galiausiai žmogus tenai pirmieji žmonės gyveno rojaus sode ir kaip iš to rojaus sodo jie buvo išvaryti. Ir sakoma, kad iš tiesų būtent tas išvarimo iš rojaus vaizdinys atitinka vaiko sielos būseną tuo metu, va tą atsiskyrimą aš ir pasaulis, aš nebe pasaulyje tarsi. Ir iš tiesų Senojo testamento istorijos, jos lydi kaip ir visą trečiąją klasę, parodydamos vaikui, kaip tas žmogus išvarytas iš rojaus mokėsi pasaulyje gyventi.
Na ir iš tiesų 3 klasė yra turbūt turtingiausia patyriminiam pamokom. Vienas tokių didžiausių ir svarbiausių patyrimų 3 klasės tai būna amatų ir žemdirbystės periodai. Iš tiesų, žmogus išvarytas iš rojaus, kur buvo viskuo aprūpintas, turi staiga išmokti pats pasirūpinti savimi, ar ne? Tai ko jam reikia? Jam reikia apsirengti, jam reikia pavalgyti, jam reikia stogo virš galvos, o kai kad maisto turėti, reikia žemę susiarti, reikia kažkaip tai sugebėti ją įdirbti, reikia žinoti, ką pasodinti, kada pasėti, kada nupjauti. Ir iš tiesų, 3-okai keliauja per visas šitas patirtis kartu su klasės mokytojais ir pas amatininkus keliaudami, ir visokiausiais būdais tenai bandydami patirti ir pas kalvį, ir pas puodžių, ir pas odininką, ir vienur, ir kitur. Na ir tokia turbūt džiaugsmingiausias yra 3 klasės nuotykis, tai žemdirbystės periodas. Vienos klasės tai daro, kaip matote nuotraukoje, tenai arklį įdarbina, ar ne, tada ir tenai traukia arklys plūga, žemę aria, o po to vaikai sėja rugius, būna būtent sėjos dar toksai, būtent sėjos šventė, o būna ir tokių atvejų, kai vaikai patys, kaip ir tas pirmasis žmogus, kol dar arklys nebuvo prijaukintas, ar ne, įdirbti žemę reikėjo kainui, ar ne. Ir tada būtent savo jėgomis savo kūnų pajausti tą žemės pasipriešinimą, kaip sunku buvo, ar ne, traukti plūgą, traukti akėčias, žemę išarus išakėjus, po to ją užsėti, o po to užsėjus važiuoti savo rugelius lankyti, žiūrėti, kaip jie tenai dygsta, kaip auga, išmatuoti, suskaičiuoti, žodžiu, rimtas labai darbas. Ir iš tiesų labai buvo įdomu, būtent mūsų klasėje po šitos arimo ir sėjos dienos, vienas vaikas sako, tai kaip gerai, kad tą arklį prijaukino, tai o dabar tai iš viso traktorius turim, nutarsi, kad jie savo kūnų patiria tą visą darbo svorį. Ir tada visai kitas santykis yra ir tą duoną valgomą nuo stalo, ar ne? Tai ir kartu su sėjom ir su žemdirbystė ir su amatais ateina ir matų periodas, kuomet pradedame matuoti. Matuojame lauką, matuojame klasę, matuojame save, matuojame taip, kaip matavo senais laikais. Anksčiau žmonės matuodavo savo kūnų pėdomis, plaštakom, sprindžiais, ten uolekčiais, taip toliau. Ir vaikai irgi visą tą patiria patys. Štai, pavyzdžiui, čia matote kelias iliustracijas iš būtent matų periodo pradžios, kuomet vaikai savo pėdomis matuoja klasę ir prašo ir bando piešti tą klasės planą. Ir sveriame savo kūnų, žodžiu, viską patiriam nuo to, kaip buvo anksčiau ir iki to, kokia buvo ta raida, kaip yra dabar, kaip atsirado kilogramas, kaip atsirado metras, kodėl jisai atsirado. Tai visa tai yra 3 klasėje. Taip, toliau, kaip čia pas mane sustojo. Na ir čia irgi tokia didelė šventė, 3 klasėje turime labai svarbų periodą rašto istoriją. Nuo seniausių laikų, nuo pirmųjų piešinių olose iki šių dienų rašymo parkeriais yra ilgas kelias ir visą tą kelią vaikai per rašto istorijos periodą praeina kartu su klasės mokytojais, mokosi piešti piktogramas, mokosi dantiraštį, mokosi egiptiečių hieroglifus ir galiausiai tenai tada ateina į tą laiką, kuomet jau viduramžiais vienuolynuose vienuoliai perrašinėdavo knygas plunksna ir bandom rašyti plunksna ir tada suprantam rašydami plunksna, kad vis tik tai rašant atskiromis raidėmis, kai rašai plunksna, yra gana sudėtinga. Ir dėl to raidės jungiant vieną su kita, rašyti daug patogiau, mažiau kleckų būna tada ant popieriaus, ar ne? Ir tada būtent vaikai susipažįsta su rašytiniu raštu. Ir jeigu tenai 1-2 klasėje labai nekantrauja, kodėl kaimynai mūsų jau moka rašytiniam raidėm, o mes čia kaip kokie maži vaikai nemokam, tai tada ta 3 klasė yra tas nušvitimo laikas, kai, bet tai kaip faina, kiek daug aš jau žinau. Ir tas rašytinis raštas, kadangi iki tol yra padarytas didžiulis įdirbis formų piešime, ar ne, ir rašyti daug lengviau tada tampa tas rašytinis raštas, jiems daug lengviau pasiduoda ir dažnai būna parkerių įteikimo šventė ir tada pradedame rašyti rašytinėmis raidėmis ir rašalu. Ir dažniausiai 3 klasė vainikuojama
tokiu labai rimtu statybų periodu. Na, jau viską žemėje dirbam, rūbais apsirūpinom, maistu apsirūpinom, reikia pastogės. Ir iš tiesų dažniausiai vaikai kūrė, ten būna toks kaip metų pabaigos projektas, kūrė savo namukus, stato jų modelius, kas ten kokius sugalvoja, kartu ir šeimos ten įsitraukia, žodžiu, būna parodos didelės, bet kartais, kai klasės turi galimybę, tai sudalyvauja ir tikrose statybose. Aišku, kiekvienas ten jau pagal savo galimybės statosi, ar ne, va, čia mes statėm miško namelį, tokią būstinę žvėrims stebėti ir po to keliavome į naktinį žygį, tokioje gūdžioje ten Čiobiškio girioje ir žiūrėjome stirnas, kaip ateina valgyti mūsų atneštų anksčiau obuolių į didelę pievą, ar ne. Bet iš tiesų irgi tas leisti vaikams dirbti patiems, ne kad tėvai tenai viską suaugęs žmogus padaro, bet kad vaikas savo rankomis suprastų, kad jis savo rankomis jau gali irgi kažką padaryti. Tai va tas namo statybų periodas iš tikrųjų vainikuoja 3 klasę. Na, nieko nelaukdami, keliaujame 4. 4 klasė, aš čia taip gan greitų tempu, nes suprantu, kad vis tiek turime gan ribotą laiką. Tai 4 klasė, tai tas laikas, kaip viena pernai 4-okus išleidusi mokytoja, mano galva labai taikliai pastebėjo. 4-okas, tai jisai savo kūnu visų jau tvirtai stovintis ant žemės, bet galva dar truputį debesise. Ir iš tikrųjų taip ir yra, 4-okai jau praėjus tam Rubikono laikui, tokie ūgtelėje gan grįžta po vasaros, ypatingai mergaitės būna dažnai ir jau tokių ankstyvosios paauglystės ženklų gali pradėti matyti, juose besirandant ar ne. Ir 4 klasė, jinai prasideda dažniausiai nuo to, kad pažinti savo artimiausią aplinką. 4 klasėje prasideda geografija arba geografijos įvadas, ar ne? Ir pažindiname su aplinka nuo to, kas yra arčiausiai aplink mane. Pirmiausiai stebime saulę, kaip jinai tenai keliauja, kada mokomės, kaip ten saulė vasarą kyla ir leidžiasi kurioje vietoje, tada žiemą koks tas saulės lankas, ar ne, kaip tas šešėlis krenta, kaip pagal šešėlį pasaulio kryptį nustatyti kažkurio laiku, kompasus visi tada tyrinėjame ir ten einame į žygius, ieškome kelio. Ir tada būtent pradedame tyrinėti savo artimiausią aplinką, kas yra aplinkui mane. Ir tada dažniausiai yra daromas toksai projektas, pirmiausiai stebim, pavyzdžiui, savo klasę ir tada nebe šiaip nupiešti klasės planą apytikslį, ar ne, bet jau mesgi mokame matuoti 3 klasėje išmokę. Tai va tada bandome tiksliai, išlaikydami mastelį, piešti klasės planą. Po to, na, čia toksai, taip truputį pašnibždukais turėčiau turbūt šitą sakyti, lipame kur nors labai aukštai, tai, nu, dažnai būna mokyklos stogas, pavyzdžiui, išsiderinus tenai su kokia nors ypatinga tėvų apsauga, ir nuo mokyklos stogo dairomės, o kas yra aplinkui mus. Visą tą aplinką mes kaip ir pažįstam, kasdien vaikštom aplinkui, bet kaip tai atrodo iš viršaus. Ir tada bandome, pažiūrėję iš viršaus, dar kartą apeiti aplink tą mūsų mokyklą ir bandom piešti planą. Ir tada irgi būna daug labai kalbų, kas yra planas, o kas yra žemėlapis. Ir kaip tiksliai tą planą nupiešti. Dažniausiai toksai bandymas, pradžioje nupiešti iš atminties, o tada jau bandom vieni kitus papildydami tiksliai apylinkių planą dėlioti. Ir iš tiesų, būtent 4 klasėje tas nuo artimiausios aplinkos aplink mokyklą į Vilniaus ribas išsiplečiant. Būna toks atskiras dar Vilniaus periodas, kuomet vaikai pažindinasi nuo ten, kur jie mokosi, ar ne, ten kaip nuvažiuoti, kur gyvena kiekvienas klasės vaikas žemėlapyje, pavyzdžiui, ne, dažnai ir keliaujama yra, lankomi klasiokai per gimtadienius, visa klasė užgriūna tenai svečius, žodžiu, vaikas, tas, kurio gimtadienis piešia, pavyzdžiui, žemėlapį, paaiškina, kaip atvažiuoti, laukia namie, o visa klasė pagal jo instrukcijas tada keliauja į žemėlapį žiūrėdami. Tai va toksai geografijos įvadas, labai įdomi ir svarbi tema 4 klasėje. Taip pat 4 klasėje ateina trupmenos. Na ir trupmenos tokia matematikoje jau būna metų tema. Nepasakiau, kad 3 klasėje mokėmės visus veiksmus stulpeliu, prašokau, tai va 4 klasėje jau trupmenos. Ir iš tikrųjų tas trupmenas panašiai kaip ir daugybos lentelė bandome išgyventi įvairiausiais būdais. Piešiant, rašant, muzikoje suprantant natų ilgius, na ir neretai ir pyragą arba picą dalinant tenai įvairaus dydžio gabalėlius, ar ne, bandant suprasti, kas ta viena antroji, kodėl antroji, nes į 2 dalis padalinta, kodėl 4, nes į 4.
Ir žodžiu, trupmenos visą 4 klasę vaikus irgi lydi. Taip, truputėlį kažkaip vis sustoja perjungimas prezentacijos, tai aš... Va. Ir viena labai irgi svarbi, tokia, sakyčiau, teminė ašis metų yra šiaurės šalių mitologija ir vikingai. Jeigu tenai, pirma klasė pasakos, 2, 3, tai tenai buvo ir šventųjų istorijos, Senasis testamentas, tai štai čia dabar susidurėme su šiaurės šalių mitologija. Ir iš tiesų lietuvių dažnai jinai yra tokia mažai pažinta ir labai daug atradimų dovanojanti tiek klasės mokytojams, tiek vaikams, ir per vaikus po to atnešama ta tema ir tema į namus tėvams. Reiškia, kad kaip įdomiai surėdytas šiauriečių tenai, reiškia, mitologijoje tas jų pasaulis. Pasaulio medis Yggdrasilis, 9 jo pasauliai. Ir iš tiesų pasakojamoji dalis 4 klasės dažniausiai būna tos Yggdrasilio arba ten šiaurės mitologijos istorijos. Dažnai būna ir poetinė Eda įpinama, Kalevala. Bet iš tikrųjų sakoma, kad jeigu 3 klasėje ta vaiko sielos būsena atspindi tas būtent Senasis testamentas, tai 4 klasėje vikingų ta nuotaika ir tas visas šiaurės šalių mitologija. Nes iš tikrųjų ten yra labai įdomu tai, kad viršūnėje medžio ar ne Yggdrasilio yra dievų miestas. Ir ten gyvena daug dievų, kurie viena vertus yra dievai, labai teisingi, labai tenai viską, žodžiu, tokie beveik visagaliai, bet kita vertus tie dievai yra labai artimi žmonėms. Ir ten tarp tų dievų vyksta tokios peripetijos ir ten tiek visokiausių intrigų. Ir ten iš tiesų, kai pradedi sekti tas istorijas, arba kaip mokytojas, kai pradedi ruoštis tom istorijom, kaip žiūrėtum įdomiausią serialą, jau pats galvoji, tai kaip čia bus toliau. Ir vieni kitus apgaudinėja, ir dažnai būna ir klastą naudoja, ir žiūrėk, ir nenubaustas kaltininkas lieka, ir iš tikrųjų vaikai labai įsitraukia į tas istorijas ir labai dažnai būtent etikos pamokom būna labai gera medžiaga. Patys vaikai kelia, o tai kaip ten tas Lokis, šitai padarė, bet taigi jisai kaip čia savus apgavo, ar ne? Ir tenai mes tada sėdim ir ilgai svarstom po to, ir vaikai patys, žiūrėk, ir gyvenime atpažįsta neretai tos situacijas, taip toliau. Tai vaikų sąmoniai, ta vikingų visa mitologija, vikingų pasaulėjauta, jinai yra labai artima. Na ir apie pačius vikingus, aišku, yra daug istorijų, kaip jie ten keliavo, kaip jie užkariavo. Žodžiu, labai tokia... Vaikai pabudę veikti, jaučiantis jėgą savo kūne, savo galūnėse, bet dar vis tokie truputėlį toj mitiniai sąmonėje plaukiojantis. Ir per formų piešimą 4 klasėje formos dar sudėtingėja, tokios persipinančios formos, keltiški mazgai, labai gražios, bet labai daug susikaupimo ir atidos reikalaujančios formos, reikalaujantis darbai, bet visada didžiulis pasitenkinimas būna pačiuose vaikuose, įveikus, padarius ir tenai norima būtinai parnešti namo parodyti, arba tenai parodą padaryti formų. Tai žodžiu, apie tas formas ir apie vikingus. Dar 4 klasėje mes taip pat susipažįstame ir su mums artimesne kultūra, su mūsų protėviais baltais. Būna atskiras irgi baltų mitologijos periodas, kuomet žiūrime, kaip čia mūsų protėviai gyveno, kuo tikėjo, yra tam tikrų sąsajų ir su Yggdrasiliu pasaulio medžiu, bet yra ir daug tokių skirtingų dalykų. Aišku, lietuvių mitologija, jinai neturi to tokio vientiso siužeto, kaip pavyzdžiui turi šiauriečių, ar ne, kur ten, tiesiog gali nuo pradžios iki pabaigos viską nuosekliai su visais persipinimais papasakoti. Bet iš tiesų vaikai labai irgi įsitraukia ir dažnai būna ir visokiausios šventės baltiškos rengiamos arba kažkokios vakaronės, pasibuvimai. Tai ir baltams skiriamas dėmesys. Darbeliuose 4 klasėje siuvinėjimas kryželiu, labai kruopštus, labai atidus darbas, irgi labai daug valios pastangų reikalaujantis, bet labai įtraukiantis vaikus ir užburiantis. Ir irgi pastebėjau labai įdomu, kad, nežinau kaip yra kitose klasėse, bet mano klasėje berniukai labai siuvinėja, netgi dabar per nuotolinės pamokas, kas rytą, kai būna susijungimas klasrume, tai nemaža dalis sėdi ir siuvinėja per pamoką. Ir sakai, padėk siuvinį, reikia dabar rašyti, ar ne? Vis turi priminti. Tai štai, tai iš tiesų ta 4 klasė jau daug tokio gana sudėtingo mokslo, daug darbo, bet ir tas būtent rezultatas, kuris dažniausiai labai džiugina patį vaiką. Ir kai jisai didžiuojasi savimi, kad jis jau yra stiprus ir pajėgus tiek daug nuveikti ir tiek daug mokėti.
Štai, keliauju prie 5 klasės, bet aš dar tik pasakysiu trumpai, kad iš tiesų nepaminėjau, kad nuo 1 klasės mokomasi dar yra 2 užsienio kalbų, tenai muzikos, dailės pamokos, euritmijos pamokos, kūno kultūra, taip toliau, bet tiesiog čia norėjosi pereiti taip per tą programą, kokie dalykai yra tie svarbiausi, kurių galbūt nepatirsite ir nesužinosite, būdami kažkokioje kitoje pedagoginėje sistemoje. Na, o dabar ties 5 klase perduodu žodį Danutei. Danutė pristatys nuo 5 iki 8 klasės, tai programą praeis. Ačiū, Indrė. Jau jeigu gali mane užmutinko, po to atmutinko. Ačiū, Indrė, labai įkvėptai, taip ir su tokiu, su ta tikra jėga. Papasakoju, su ta jėga, su kuria jėga ir ateina tie visi pradinukai, kimba į mokslus, nori pažinti, nori daryti, nori dalyvauti visame kame. Iš tikrųjų, po Rubikono, jau ties 5 klase, jau vaikai kiekvieną savo tempu, bet vis tik tai žengia į paauglystę. Ir pradžia laikome 12 metus, aštriausiai yra pasireiškia 13-15 metų, tai reiškia, kad pradedant 5 klase, klasės mokytojas, kuris tebetęsia darbą su ta pačia klase ir paprastai ją lydi iki 8 arba 7 klasės, čia kaip kiekviena mokykla jau pagal savo galimybės organizuojasi. Ir, žodžiu, čia mokytojai jau iškyla ir daug sudėtingesnių uždavinių, ne tik išdėstyti tą visą medžiagą, kurią jis turi, nes vis tik tai dar mokytojas dėsto daugelį dalykų. Ateina užsienio kalbų specialistai, ateina, tarkim, muzikos mokytojas, ten prisijungia galbūt pagal poreikį ar matematikas, ar teatro mokytojas, bet iš esmės ir siekiamybė yra tokia, kad klasės mokytojas vis tik tai dėstytų visus dalykus. Paauglys išoriškai atrodo labai pasyvus ir jisai liktai demonstruoja, kad norėtų, kad jį paliktų ramybėje, bet iš tikrųjų viduje vyksta tikra sumaištis, puolama į kraštutinumus, dar yra toks vaizdinys, kad paauglys nuolat važinėja liftu, tai 9 aukštą, tai krenta į 1 aukštą ir ta nuotaikų kaita iš tikrųjų nepadeda mokytis. Dar toksai labai esminis yra liūdesio momentas, kad jaučiasi nesuprasti, nemylimi, nepastebėti. Kartais atrodo, kad esi niekam nereikalingas šitame pasaulyje. Ir dėl to ugdymo turinio tikslas ir mokytojų tikslas pateikti vaikams tokias užduotis, kur jie galėtų susikurti tą naują santykį su pasauliu. Čia aš taip bendrai dabar pasakysiu apie visą, prieš pereidama prie dalykų, tai iš tikrųjų iki 14 metų valia, jausmai ir mąstymas turi būti suvesti į tam tikrą santykį, tam tikrą teisingą santykį. Ir po Rubikono, kai atsiskyrimas įvyksta, apie kurį kalbėjo Indrė, dabar paauglys jau turi ieškoti kitokio susijungimo su pasauliu, jis turi ieškoti to sąmoningo kelio, kaip jisai įsisąmoninęs savarankiškai liktai kūrė naujus tiltus su pasauliu. Ir tai fazė, kai iš tikrųjų jis ieško savo kažkokio vaidmens gyvenime ir per tuos uždavinius, kuriuos iškelia ugdymo turinys, jam parodoma, kaip žmogus gali investuoti, netgi vienas žmogus gali pakeisti labai daug ką pasaulyje. Ir jeigu jisai kažką daro, jo gyvenimas tampa prasmingas ir kiekvienas yra reikalingas pasauliui. Ir jausmą, kad tampu nepriklausomas pasaulyje, turi ateiti į kiekvieno paauglio širdį ir jis turi suprasti, kad, išplėsdamas savo tas suverenumą, aš galiu labai daug ką nuveikti ir vis labiau ir labiau būti nepriklausomas ir savarankiškas. Ir šiuo laikotarpiu labai svarbu ugdyti valią. Tai, kaip Indrė ir sakė, kad šiaip Valdorfo mokykloje ta tokia centrinė gija yra istorija. Žmonijos
vystymosi istorija ir ant jos lyg karoliukai suneriami visi kiti dalykai. Pasakos, pasakėčios, mitai, toliau keliauja istorija. 5 klasėje vat, tas mitų pasaulis, jisai transformuojasi į istoriją, nes be vaizdinių pasaulio tampa svarbus ir sąvokos supratimas ir kad apie pasaulį galvoji ne tik remdamasis savo asmeniniais įsivaizdavimais, bet ir suvokdamas realybę, objektyvę sąvokas, dėsnius. Ir 5 klasiai, iš tikrųjų tai yra laikas, kai vaikas jau gali turėti tokius laiko vaizdinius, kuriuos gali atsiskirti nuo dabarties, jeigu anksčiau kalbėta buvo tik tai apie čia, dabar, mūsų miestas, mano aplinka, tai dabar jisai gali susisieti ir su tais istoriniais įvykiais ir įsivaizduoti, kaip buvo praeityje. Taip, 5 klasės istorija ir pradedama nuo to, kas yra ta istorija, kaip yra renkami faktai, o kas tai yra istorijos šaltiniai, o kaip istorikai iš viso kūrė tą praeities paveikslą. Ir iš tikrųjų pasineria 5-okai labai tokį įdomų pasaulį, tai senųjų kultūrų. Indija, Persija, Egiptas, ten, žodžiu, ir jie, pavyzdžiui, atpažįsta vaikai, mokydamiesi va ten ar Egiptą, ar apie persus, tai, ką jie per patyrimą, per, pavyzdžiui, rašto istoriją, darėsi, jie ten rašė egiptietiškus hieroglifus, jie darėsi molio lenteles ir rašė dantiraščių, čia jie prisimena 5 klasė ir atpažįsta tuos pačius egiptietiškus hieroglifus, jie prisimena, kaip molio lentelėse rašė dantiraščių. Ir tai jiems suteikia tokio irgi, tokio tęstinumo jausmą. Ir tai, labai įkvepia dirbti ir toliau mokytis. Vat prieš tai buvo skaidrė formų piešimas. Tai yra, tęsiasi tas pats dalykas, bet 5 klasėje jis jau transformuojasi į taip vadinamą laisvosios rankos geometriją arba piešiamąją geometriją, kur įvairias geometrinės formas vaikai piešia be įrankių, be liniuotės, be skriestuvo. Ir iš karto iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis nupiešti tobulą apskritimą. Čia reikia labai daug valios, labai daug atkaklumo, tikslumo, kruopštumo. Išmokti nupiešti tobulą apskritimą, tada į tą tobulą apskritimą jį galbūt dalinti, į 2-4 dalis įpiešti kvadratą. Ir iš tų visų kompozicijų įvairių figūrų vėlgi yra daromas, toks labai gražus dalykas. Bandoma suteikti geometrijai iš tikrųjų labai tą tokį estetinį vaizdą. Ir tų geometrijos, piešiamosios geometrijos arba laisvos rankos geometrijos sąsiuviniai iš tikrųjų irgi labai yra gražus. Ir lygia greta eina formų piešimas. Čia ta forma, kuri yra kairiai pusėje, tai čia yra formų piešimo dalis. Ir čia, man atrodo, vienos iš planetų yra nupiešta forma. Tai, žodžiu, 5-okai, jau gali pastukti toliau, 5-okai, jie patys yra tokie, jie patys dar tam tranzite į tą žiaurią paauglystę, jie patys yra kaip graikų dievai, nuostabūs, harmoningi, jausmingi, labai taip atvirai reiškia simpatijas, antipatijas, labai gerai jaučiasi su draugais, mielai bendrauja, mielai draugauja. Ir jiem ta graikų istorija, graikų mitologija duoda labai daug peno, jų ne tik vaizduotėjai, bet ir jų jausmams. Ir va čia astronomija ateinanti 5 klasė, irgi labai stipriai susijusi su graikų mitologija, nes mes čia vakarietiška kultūra gavo visų žvaigždynų pavadinimus iš graikų. Ir yra sukurta daugybė mitų, graikai yra sukūrę daugybę mitų apie žvaigždynus, tai pagrindinis susipažinimas su žvaigždynais ir vyksta per mitologiją ir tokį stebėjimą tų žvaigždynų. Ir nuostabus jausmas, tamsiam popieriuje, auksiniu pieštuku arba auksiniu rašikliu piešti tas žvaigždės ir suvokti tas sąsajas tarp žvaigždžių. Dar 5 klasiai vaikam yra labai svarbi mokytis, yra svarbu tas įžanga į
stebėjimą, aprašymą ir išvadų darymą. Tai, kuo jie turės vis labiau ir labiau savyje tobulinti. Nes mokykloje mes turim tokį kitokį aspektą galbūt arba kitokį požiūrį į gamtą, į pasaulį. Tai yra vadinamas fenomenologinis požiūris į pasaulį, kai nagrinėjame atskiri fenomenai ir iš tų fenomenų, iš jų sąveikos bandoma padaryti išvadas apie tą pasaulio sanklodą, kai, iš tikrųjų, kai žmogus turi suprasti, kaip gyvena, tie gyvi organizmai, šiuo atveju augalai, nes 5 klasė yra botanika, kaip gyvena jie savo aplinkoje. Ir tas periodas botanikos būna paprastai įspūdingas, mokytojai vežasi vaikus į stovyklą, kurie eina į žygius į mišką, tyrinėja augalus, kerpia samanas, grybus ir visa kita. Ir tas biologijos periodas, botanikos periodas, tai prasideda maždaug nuo grybų ir baigėsi žydinčiais augalais ir vaikai tiesiog aprašo jos, stebi. Paprastai dar būna duodama tokia užduotis, kad jie išsirinktų medį ir stebėtų tą medį ištisus metus. Pavyzdžiui, rudenį pradeda ir pavasarį pasakoja, kaip jie gali stebėti visą medį arba gali stebėti vieną šakelę tame medyje. Ir tas susisiejimas, jausminis susisiejimas su mokomuoju dalyku yra ypatingai svarbus paaugliams, nes viso 7-mečio leitmotyvas yra jausmai, jausminis santykis su pasauliu. Ir dėl to jiems, sukelti motyvą mokytis gali tik per tai, kai aktualizuoji ir padarai asmeniškai svarbiu tą dalyką, kurį jie tyrinėja ir nagrinėja. Taigi, stebėti, analizuoti, daryti išvadas ir tą jie daro. Ir kuria eilėraščius apie mišką arba apie medžius ir čia yra augalo dalis nagrinėja. Tai jau panašu į tam tikrus mokslinius eksperimentus. Plečiasi ribos iš tikrųjų, plečiasi ribos ta prasme, kad ir geografija, ir tie patys visi dalykai, ir istorija, geografija, matematika, dailė, užsienio kalbos, jos vis sudėtingėja. Ir geografija irgi plečiasi iki Europos jau ribos, jau nebėra mano gimtasis miestas, tai yra mano šalis, galbūt ten kokie kaimynai, kurie yra, vaikai rašo, nežinau, referatus, labai yra nuostabus projektas, kai jie rašo apie kažkokią šalį 2 savaičių bėgyje ir ten turi aprašyti ne tik gamtą, žmonės, šventes, bet turi pasigaminti ir patiekalą, kurį paragauja ir aprašo. Su viskuo turi būti kažkoks asmeninis ryšys, asmeninės sąsajos. Ir technologijų, čia pamoka išmoksta megzti 5 virbalais ir ne kiekvienam suaugusiam tai yra toks iššūkis įgyvendinamas labai lengvai. Mūsų mokytojai irgi jaudinasi, kad nemoka megzti 5 virbalais, mokosi. Ir vaikams tai yra didžiulis iššūkis, bet padarius tą darbą yra iš tikrųjų didžiulis pasitenkinimas savimi, savo gebėjimu. Ta prasme, jeigu aš kažką išmokstu padaryti, aš galiu savo kažką padaryti, aš tampiu vis laisvesniu ir laisvesniu žmogumi. 6 klasė toliau tęsiasi tas, nepasakiau apie labai svarbų dalyką, kad tie mūsų graikai mokslo metus baigė olimpiada ir tai yra didžiulis įvykis Lietuvoje, mes darome visos mokyklos bendrai. Buvo toks laikas, kai kviesdavomės ir iš kitų šalių Valdorfo mokyklų 5-tokus, kai dar Lietuvoje buvo ten 1 ar 2 mokyklos. Dabar mes jau turim, dažnai būna 4 mokyklos kartu daro olimpiadą. Ir čia iš tikrųjų, tam tikras egzaminas 5-tokam, nes jie turi atlikti visus tos privalomus, bėga maratoną,
meta ietį, meta diską, imtynės ir atkaklumas, pakovoti už save, parodyti geriausią, ką tu gali, ką tu moki, nepasiduoti. Žodžiu, tai yra iš tikrųjų didelis išbandymas savo jėgų. Kartu tai yra ir tokia ta bendra šventė, kai į miestus, jie skirstomi į tam tikrus miestus, Spartą, Atėną ir taip toliau, jie susibūrė iš visai skirtingų mokyklų ir kartu kūrė himną, kartu kūrė vėliavą tam miestui. Tai yra tokia lyg dvigubas, kad aš esu ir kartu pats su savimi esu. Tai va, ir paskui pereina į 6 klasę ir 6-okai jau yra, jie jau vis toliau ir toliau grimsta į tą paauglišką nuotaiką. Ir iš tikrųjų yra karingumas, labai stiprus karingumas. Prisimenu, mano 6-okai, berniukai ypač, jie praleido pusę metų galinėdamiesi vieni su kitais, bandydami jėgas. Ir, žodžiu, tik tai prasidėdavo pertrauka, visi sugriūdavo ant grindų į tokį gumulą ir bandydavo vienas kitą nugalėti su tam tikrom taisyklėm, labai aiškiai susitarę dėl kažkokiu, kas nugali, kas nenugali. Ir iš tikrųjų norėdavo ir patys netgi kontroliuoti tą visą, procesą, taip galima pasakyti. Ir šiuo metu tiem vaikam, 6-okam, yra labai svarbu suprasti vertybės, suprasti, kokios mano vertybės, kokios vertybės buvo anksčiau. Čia senovės istorija labai padeda, jie apima apie 2000 metų. Tai istorija nuo romėnų iki pat viduramžių istorijos, ir čia ir lietuvių užgrėbiam istoriją. Ten yra ir vienuolynų kultūra, ir visokios religijos, ir, gebėjimas susitarti. Žodžiu, visos tos vertybės, iš tikrųjų, paaugliui mokantis kiekviename dalyke yra labai svarbi vertybė. Kokią vertybę deklaruoja mokytojai. Ir netgi tas naujas dalykas, kuris ateina fizika, čia kur Indrė rodė skaidrė, tai yra, mes pradedam fiziką anksčiau negu bendrojo srauto mokyklose, 6-oje klasėje. Ir tas dalykas labai įtraukia, bet jis vyksta vėlgi taip pat, stebint bandymus, kurie atliekami klasėje, stebint reiškinius, fenomenus ir tik po to darant išvadas. Ir klasėje, ir ne tik klasėje atliekami eksperimentai, pavyzdžiui, optika pradedama nuo pamokos tamsiame mokyklos rūsyje, kai vaikai po truputį pajunta, kas tai yra tamsa ir kas tai yra šviesa, nagrinėjamas spalvų ratas ir labai nustemba, kai yra kalbama apie komplementarinės spalvas. Ir iš tikrųjų, labai įtraukia viskas, ką jie gali pačiupinėti. Labai patinka šilumos nagrinėjimas, akustika, kurios pamokos pradedamos klausantis, pavyzdžiui, styginių kvarteto. Ir naudojant vėlgi tą patį, kas ir buvo 3 dienų tą metodą, stebėjimas, užrašymas, aptarimas ir tik po to yra išvadų padarimas. Niekada mokytojas nepasako pirmiausia taisyklės, kurią reiktų pagrįsti, o lyg tai iš to, kas yra stebima, matoma, išvedama taisyklė. Čia kaip nuo visumos prie dalių ir čia irgi nuo kažkokio supratimo, suvokimo, tada nueinama jau į abstrakčias sąvokas ir abstrakčius dėsnius. Vėlgi 6 klasėje, kaip ir sakiau, labai daug valios, kruopštumo ir iš tikrųjų darbas, kuris reikalauja jėgų ne tik fizinių, bet ir dvasinių jėgų, nes patikėkit, suvelti šlepetes jau reikia ir daug laiko ir jėgų, rezultatas džiugina, o gyvūnėlį pasiūti, tai kas susiję ir su zoologijos periodu, 6, 5 ir 6 klasėje. Dalykai šiaip jie apskritai tam ugdymo plane stengiamas integruoti ir nėra taip, kad kiekvienas dalykas eina atskirai ir, tai labai panašu į tai, kad
tam tikram amžiaus tarpsnyje reikalingi tam tikri išgyvenimai ir kiekvienas dalykas, kiekvieno dalyko mokytojas, pasiremdamas tą Valdorfo programą, pateikia būtent tuos aspektus, kurie yra reikalingi būtent dabar, būtent čia, būtent tokio amžiaus vaikams. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, tas juoda balta, tai čia yra nuotaikos išgyvenimas, geras, blogas, ten patinka, nepatinka, simpatijos, antipatijos. Ir vėlgi per tą patinka, nepatinka gali būti sukurta kažkas harmoningo ir kažkas, tobulo. Nuostabiai atrodo tie piešiniai ir labai įtraukia. Vaikai nebenori piešti spalvotais pieštukais arba spalvom, galbūt spalvų studijos juos ir įtraukia, bet iš tikrųjų piešti jie nori tik juodą spalvą. Ir čia eina ir anglis, ir kreidelė, ir pieštukas, ir grafitas, žodžiu, visokiausiam priemonėm. Toliau plečiamos ribos, istoriją jau ten truputį paminėjau, bet apie geografiją, tai vėlgi žemynai nagrinėjami. Ir tada, kaip vienas iš geografijos dalykų, tai yra mineralogija, vaikai prisiliečia prie paties kiečiausio žemėje. Iki tol jie turėjo reikalą su žmogum, 4 klasėje buvo žmogus ir gyvūnai, tada 5 klasėje augalai ir gyvūnai, ir vėl gyvūnai, o čia jie prisiliečia prie mineralo, nagrinėja įvairias mineralinės uolienas, sužino, kas tai yra nuosėdinė uoliena, kas tai yra magminė uoliena, žodžiu, ir jų, toksai savęs įtvirtinimo arba savo drąsos išbandymo, valios ir viso ko išbandymų tampa kelionė į kalnus, kurie realiai patiria tą uolienos kietumą, lipa į uolas, keliauja, leidžiasi į urvus, skaldo akmenis, nepamiršiu, kaip šeštokai laukdami savo eilės lipti į uolas su tokio atkaklumu, skaldė akmenis siekdami surasti kristalą viduje, nes tos uolienos ir kristalo viduje suradimas, tai čia yra wow, kažkas tokio. Tai labai daug duoda tą kelionę, ją sunku organizuoti ir mokytojai begalę laiko praleidžia organizuodami tas keliones, bet jie atsiperka, nes pamatai, kaip vaikai nugali savo baimę, kaip jie įjungia visas valios pastangas ilgose žygiuose arba laukdami savo eilės kuopti uolas, tai supranti, kokia tai yra vertybė. Ir iš tikrųjų po 6 klasės žygio vaikai jaučiasi, jie stovėjo ant žemės, bet dabar dar tvirtesni yra. Ir 7 klasė tai yra, jau ta vadinamoji žemiškoji branda. Jie jau labai giliai panyra, dar vadina lytinė branda, labai giliai panyra ir jie turi surasti, kaip sakiau, turi surasti naują santykį su pasauliu, bet tai yra sąmoningas santykis, iš jų pačių einantis. Ir kelionė į platų pasaulį, pasaulių užkariavimas, tai yra tas penas, kuris padeda paaugliui, 7-okui suvokti, kad ir vienas žmogus gali keisti pasaulį. Kad aš esu vertingas ir galiu keisti pasaulį. Tai apie naujų pasaulių užkariavimą, istoriją nuo Amerikos atradimo, nuo Renesanso. Kalbama apie visus svarbius žmonijos atradimus, apie knygų spausdinimą, apie gamtamokslinio požiūrio užuomazgas, apie svarbius žmones ir Koperniką, ir Keplerį. Ir iš tikrųjų labai daug dėmesio skiriama renesansiniam, suprasti, kas tai yra renesansinis žmogus. Labai daug kalbama apie Leonardą da Vinci ir jo pasiekimus. Ir iš tikrųjų vaikai labai nustemba, kai vardinį, ten, tarkim, yra toks naudojamas mokytojų laiškas, Leonardo da Vinčio laiškas, kuris pristato save potencialiam darbdaviui, nes taip sakoma dabar, žodžiu, ir kuris išvardina savo gebėjimus.
Ir ten yra pradedant nuo renginių organizatoriaus iki inžinieriaus ir karo, ten nežinau, kažkokių karo mašinų konstruktoriaus. Tai su vaikais ir kalbam, o ką tai reiškia būti renesansiniu žmogum šiais laikais. Ir labai svarbios iš tikrųjų tampa tų žmonių biografijos kaip įkvėpimo šaltinis. Viskas, kas nauja, ko nebuvo, kas... Vaikai išgyvena krizę tam tikrą dvasinės, materialistinės pasaulėžiūros, jų vertybės lūžta. Ir čia ateina į pagalbą vėlgi tai, kad visame pasaulyje tai buvo. Tai buvo, kad tas dvasinė pasaulėžiūra traukėsi tolo ir vis labiau įsivyravo materialistinė pasaulėžiūra. Netgi vyko tikėjimo krizės. Ir paaugliai, matydami visą tą, kaip vyko pasaulyje, kaip gyveno kiti žmonės, jie irgi labai į tai įsigyvena ir gauna peno iš to, ir gauna pastiprinimą. Labai įdomus dalykas yra chemija, kuris ateina 7 klasėje ir vėlgi lygiai taip pat per stebėjimą, per aprašymą, per fenomenų tyrimą. Ir chemija irgi dalykas, kuris gali padėti sukurti sveikus santykius su pasauliu. Nes čia vėlgi yra kalbama apie dėsnius, apie tvarką, apie tai, kaip atrodo paprasti reiškiniai, tai jau yra cheminis procesas. Kuo skiriasi fizikiniai procesai nuo cheminių reiškinių? Ir pradedama ugnimi, kai klasėje deginamas laužas, ten bandoma naudoti labai įvairias medžiagas deginti, suprasti, kaip tai veikia. Svarbus dalykas taip pat yra biologija tuo metu, kai vaikai pereina į anatomiją, vėl grįžtama prie žmogaus. Ir mokiniai mokosi tos sveikos gyvensenos, jiems yra labai svarbu rūpintis savimi ir čia eina tiesiog per visus organų sistemas ir tavo virškinimo sistema yra viena iš tų svarbesnių. Galime 8 klasę pereiti, nes aš jau čia žiūriu, kad labai striuka su laiku. 8 klasė vėlgi tęsiasi visi dalykai ir labai, jau čia jau toks įsižeminimo labai stiprus aš pajautimas yra vaikuose ir daug reikia priimti sprendimų. Ir pagrindinis vėlgi pasakojamosios pamokos dalies šaltinis tai yra žymių žmonių biografijos. Ir labai akcentuojama ta dalis, kur jie priima kažkokius sprendimus, kurie buvo reikšmingi jų gyvenime. Pakeitė jų gyvenimą, o galbūt pakeitė net ir viso pasaulio istoriją. 8 klasėje 2 dalykai gali būti laikomi kaip tam tikra konfirmacija, tai yra metų darbai, kurie įvyksta, galiai yra tokio technologinio pobūdžio, kur vaikas pasirinkęs savo temą, visus metus dirba su darbo vadovu ir metų gale gausiai susirinkusiai bendruomeniai oficialiai pristato savo darbą. Tai yra didžiulis iššūkis paaugliui atsistoti prieš auditoriją ir pasakoti, ką jis padarė, kaip darė, ten analogus netgi pristatyti. Žodžiu, tai yra toks, iš tikrųjų, jo tam tikros brandos įrodymas. Ir dar vienas dalykas yra labai svarbus, kad stato spektaklį 8-okai ir paprastai tai būna Šekspyro kažkokia pjesė, kur mokomasi kalbėti apie jausmus ir mokomasi išgyventi tokius tos ypatingus santykius. Ką paaugliai drovisi šiaip sakyti arba prisipažinti meilėje. Čia yra tokia poetinė kalba, jiem liktai įdedami į lūpą žodžiai, kurie gali įprasminti jų jausmus. Ir ten dar buvo viena skaidrė apie chemiją. Įdomus dalykas 8 klasėje, kad pradedama nuo organinės chemijos. Tai irgi skiriasi labai nuo bendro lavinimo mokyklų, nes iš tikrųjų organinė chemija yra arčiau žmogaus.
nes ir duonos kepimas tai yra chemija. Ir chemija kalbama, kaip žmogus apsirūpina maistu realiai, nes kalbama apie įvairias maistinės medžiagas, apie cukrų, krakmolą ir taip toliau. Ir biologijoje irgi gilinamas į anatomiją. Atskleidžiamos sistemos, ypač kaulų sistema, kraujotakos sistema. Ir čia jau labiau gilinamasi ne tiek į pačią formą, bet labiau į struktūrą ir kaip veikia. Ir čia parodoma, kokia yra mechanika tų griaučių, kokia yra akies sandara, kokia yra ausies sandara, optika, kaip panaudojami tie patys liktai modelis, akies modelis gali būti tapatinamas su fotoaparatu. Ir kaip žmogus, tai kas yra jame, pačiame žmoguje, kaip jisai panaudoja išorinėme pasaulyje. Ta pati tvertų sistema, ta pati visokių guolių sistemos, tai jau čia yra, viskas yra griaučias, viskas yra žmoguje. Ir tas dalykas labai iš tikrųjų įžemina aštuntoką ir įgalina paauglius, išgyventi, lengviau galbūt išgyventi tą 14 metų krizę, apie kurią aš ir sakiau, kad yra pažymėta. Tai yra ta vadinamoji žemiška branda. Ir žmogus keliauja į vyriausią pakopą. Gimnazinės klasės yra 9-12 klasė mūsų mokykloje ir čia jau svarbus tampa mokytojas dalykininkas, mokytojas specialistas, kuris yra kaip tas stiprus lyderis, nes vaikam arba paaugliam, jaunuoliam tame amžiuje yra svarbus labai, kiek žmogus yra tvirtas tame, ką jis dėsto, tame, ką jis daro, tame, kuo jis gyvena. Ir čia autoritetas jau, autoriteto samprauta pasikeičia. Ir noriu pasakyti, kad jau 12 metais labai stipriai keičiasi suaugusiojo ir vaiko santykis, taip pat mokytojo ir vaiko santykis. Tas, kas galėjo būti iki 4-5 klasės, kur mokytojas yra neginčiamas autoritetas, tų santykių jau nebėra. Ir taip pat yra ir su tėvais, ne tik mokytojai. Ir jeigu tėvai ir mokytojai bando išlaikyti tą patį, liktai bendravimo modelį, kad aš esu autoritetas ir tu privalai manęs klausyti, jau nebeveiks. Paauglystė ir tai yra daugelio konfliktų šaltinis ir priežastis. Ir pakeisti santykį nuo aukštesnio ir žemesnio į lygiaverčius santykius. Aš esu tavo vyresnysis draugas, kuratorius, kuris tau padeda eiti gyvenimo keliu. Turbūt jau reikia mums čia sustoti. Dėkui labai, ačiū. Čia greitai perbėgom. Ir jeigu dar turi žmonės kantrybės ir nori sulaukti kažkokių atsakymų į klausimus, tai mes dar galim, tą atlikti. Taip, aš manyčiau, kad gal 15 minučių klausimam dar galime skirti. Ir jeigu kažkas jau labai skuba arba labai pavargo, tai gal tiesiog gali keliauti. Dabar Egidijau, jeigu... Taip. Ačiū, Danutė, labai įdomu buvo klausyti. Iš tikrųjų, aš tik pasakysiu, man pačiai ir jaučiu, kad tėvam labai dažnai trūksta to žinojimo, kas ten vyresnėse tose klasėse vyksta. Tai tikrai labai buvo įdomus pranešimas. O Egidijau, tada tu dabar, jeigu galėtum mums kažkaip papasakoti, ko žmonės klausė, nes aš tikiu, nei aš, nei Danutė nestebėjau. Taip, tai žinokite, nepaprastai įdomus darbas. Iš tikrųjų nustebau, koks tai yra įdomus darbas. Aš susiskirstė visi klausimai į kelias grupės. Tai yra tvarkaraštis, maitinimas, transportas, tada yra gebėjimai, tada yra programa, vertinimas ir dar tokia viena didelė grupė, kur apima įvairius klausimus iš to trikampio tėvai, mokiniai, mokytojai. Tai aš, žiūrėdamas į laikrodį ir tausodamas jūsų visą laiką, manau, kad tvarkaraštis, maitinimas, transportas gali būti aptartas kiekvienos mokyklos grupėse tose, nes kiekviena mokykla taiko skirtingus metodus
ir tai turėtų būti. Aš tik pasakau, kad tuos klausimus priskyriau štai tokius, aš tiesiog juos dabar greitai vardinsiu, kad jie tikrai yra išgirsti ir kviečiame atvykti į tos susitikimus ir prisijungti ir juos užduoti. Tai nuo kada pamokos pirmoje klasėje, ar yra popamokinė veikla, iki kada gali būti vaikas, kelintą valandą prasideda, kaip organizuojamas maitinimas, tada kaip atstumas, kaip grįžimas namo, ar turi galimybę pabūti, pavėžėjimo klausimas, patogumas nuvykti ir parvykti ir daug visokiausių tokių. Gal aš koncentruočiausi dabar į tuos klausimus, kurie buvo susijęs su ta visa tokia pradinė pakopa, turėdamas omeny, kad dabar čia susirinkę žmonės yra tie, kurie yra dabar būsimų pirmokėlių tėvai. Ir kaip bebūtų keista, žodžiu, stebint, buvo tokia iš pradžių banga klausimų ir jie buvo labai, netgi diskusija tokia nedidelė buvo įsiplėskusi ir jinai buvo iš dviejų tokių polių. Žodžiu, vieni klausimai buvo apie pirmokėlius, kiti apie dvyliktokus. Labai įdomus momentas, jis visą laiką būna šitose pokalbėse ir žodžiu, dabar aš iš pradžių užduosiu klausimus apie pirmokėlius, tada prašysiu Danutės arba Indrės sureaguoti ir tada tai apie gebėjimus yra štai tokie klausimai. Gerai, o paskui būtinai apie programą pakalbėsim, nes yra dabar panašu, kad truputį reikia papasakoti apie kaip kalbos mokomos, nes keletas dalyvių klausė ir tiesiog atrodo, kad reikia tam skirti truputėlį dėmesio apie visas 3 mokyklas, taip pasakyti. Tai apie gebėjimus. Ar ugdomi papildomai gabių vaikų gebėjimai? Taip, kaip ugdomi gebėjimai vaikų, kurie turi kažkokių trūkumų. Na, žodžiu, toks, čia aš dabar 2 klausimus sujungiau į vieną. Tada, ar gali vaikai, taip, gerai, atsiprašau, čia dar vertinimas, iš tikrųjų dar apie vertinimą viena grupė. Tada didelė buvo diskusija, kągi veikia vaikai, kurie ateina į klasę jau mokėdami rašyti ir skaityti. Ir tada yra visokių atvejų, kai jie išmoksta patys klausinėdami, kai juos verčia prieš mokykliniai grupėje mokytis. Vienus verčia, kitus ne, sužinojome informaciją, kaip mano vieni prieš mokyklinukų mokytojai, kaip kiti diskusijoje čiate. Bet kokiu atveju mums tikrai įdomu būtų išgirsti, kągi jie veikia tuo metu, jeigu jau žino tas raides ir jau moka skaityti iš tikrųjų. Tada... Taip, čia toks pat buvo klausimas, kad o kągi daryti tam vaikui, jeigu jis jau nuo 5 metų nori labai pats skaityti, žodžiu, ir panašiai. Tada apie gebėjimus, taip pat iš tos pačios sferos, ar tai trukdo mokytis, jeigu jis jau moka tas raides, Waldorf fiziškų būdų. Ir kaip, dar prijungiu prie šito, kaip į grojimą reaguoja vaikai, kurie neturi muzikinės klausos, pavyzdžiui, jie yra linkę į techninius, inžinierinius dalykus konstravimą. Tai aš dabar neperinu prie kitų klausimų, prašau, Indrė arba... Aš gal pagalvojau, aš tiesiog galėčiau čia apie tą 1 klasę ir nuobodumą, nenobodumą, o po to galbūt apie tą papildomą ugdymą vaikų su specialiais poreikiais arba vaikų su kažkokiais padidintais gebėjimais. Gal Danutė galėtų. Tai aš labai trumpai atsakysiu. Iš patirties tik tai galiu pasakyti, kad mano pačios sūnus ėjo į 1 klasę Waldorfo mokėdamas skaityti ir irgi turėjau šitą nerimą ir atėjo į klasę vaikai, keletas vaikų jau mokančių. Tai pastebėjimas toks, jie nenobodžiauja, todėl kad jie mokosi neskaityti ir rašyti, o jie mokosi pažinti pasaulį, pažinti raides, patirti jas įvairiais įmanomais aspektais. Ir iš tiesų tas skaitantis ar rašantis vaikas neretai būna mokytojo ir pasitelkiamas į pagalbą, pavyzdžiui, padėti draugams, kai jau ateina tam laikas ir toliau. Mes tiesiog dirbame truputį kitoje kokybėje, apie kitą kokybę raidžių, ne apie tai, kad perskaityk žodį, ar ne, bet apie tai, kas tai yra ir stengiamės tai išgyventi. Bet šitoje vietoje labai noriu duoti pastebėjimą, pasidalinti pastebėjimu, kad vaikai, kurie nuobodžiauja klasėje, 1 klasėje, tai yra tie vaikai, ne tie, kurie moka skaityti ir rašyti, o tie, kurie namuose leidžia laiką prie ekranų.
jie realiai yra tie, kurie nuobodžiauja, visai nepaisant savo gebėjimo arba negebėjimo skaityti ir rašyti, nes tada Valdorfo mokykloje tiesiog būnant, jo fantazijos jėgos veikia truputį kitaip, jos turi tam tikrus rėminimus, kurie ateina iš ekrano ir tada jis nepasiema tų vaizdinių, kurį mokytojas kuria. Tai vat įdomus toksai dalykas iš tiesų, kad nuobodžiauja ne tie, kurie jau kažką moka, o tie, kurie tiesiog truputį kitais dalykais užsiema po pamokų. Va. O apie priešmokyklinę grupę irgi tokį pastebėjimą turiu, kad labai priklauso, kaip kokią mokytoją ar kokią auklėtoją priešmokykliniai grupėje vaikas turėjo, nes būna įvairių atvejų. Būna atvejų, kurie tiesiog ateina kažką jau žinodami, o būna vaikų, aš pati klasėje turėjau mergaitę, kurie atėjo be galo pavargusi nuo mokymosi priešmokykliniai klasiai. Ir štai mergaitė būdavo gyva, gyvybinga, energinga, ritminiai dalykai per pertraukas visur, bet vos tik atsisėdame į suolą rašyti, pasimti sąsiuvinius ir kreideles, iš jos tarsi kas orą išleistų, jinai glemba, nenoriu, negaliu. Tai va tiesiog tie, kas ne Valdorfo darželiuose ir lankote priešmokyklinės grupės, bet ketinate eiti į Valdorfo mokyklą, galbūt jeigu turite galimybę pakalbėti su savo pedagogais priešmokyklinukų, kad bent jau nedarytų ten to labai didelio spaudimo, sprendžiant pratybas, rašant ir taip toliau, nes va tada tokiu būdu truputėlį vaikui yra iš tikrųjų pakišama koja pirmoje klasėje. Va, o Danutė, tada jeigu tu galėtum perimti apie tą papildomą kažkokį dėmesį vaikams. Iš tikrųjų, klasė susirenka labai skirtingi vaikai. Ir jeigu pirmoje klasėje didžiausias iššūkis būna gebėjimas ten susikaupti, sekti mokytoją, dirbti pagal pavyzdį. Na, vaikai, ką ir Indrė sakė, iš esmės tie, kurie atėjo nepavargę, ne per daug intelektualizuoti, jie prisijungia prie to darbo ir labai gražiai ir kartu mokosi. Ir aišku, tokių vaikų, kurie sako, man neįdomu, aš jau moku skaičiuoti arba moku, moku, pavyzdžiui, nežinau, jau daugybos lentelę, kurie jūs mokotės. Tačiau tada mokytojas bando suprasti, kas čia yra, ar čia tiesiog tas toks vienpusiškumas, kuris dažnai būna, kad kažkokioje srityje vaikas labai stiprus, bet kitoje srityje jis, aišku, gali būti, kad jam yra sudėtinga. Pavyzdžiui, jam yra sudėtinga galbūt nupiešti formą, pačią paprasčiausią, arba jam yra labai sudėtinga ploti ritmą, arba jam labai sudėtinga koordinuoti judesius. Žodžiu, iš tikrųjų labai sunku spręsti dar apie tuos vaikų talentus. Galbūt tėvai pastebi, kad jisai gerai skaičiuoja, jam patinka matematika ir liktai nemato vertybės daryti kažką kito, kas vaikui nepatinka. Iš tikrųjų, tas patinka, nepatinka, tai yra toks požiūrio dalykas. Ir čia yra labai irgi didelė tema, kaip padaryti taip, kaip auginti vaiką taip, kad jam būtų įdomu apskritai, įdomu mokytis ir pažinti. Nes vaikas savo prigimtim vis turi tų pažintinių galių. Ir aišku, tie vaikai, kurie labai nori viską pažinti, jie būna labai aktyvūs, turi galimybę klasėje, mokytojas sugalvoja arba kažkokių užduočių papildomų. Aš tai darydavau taip, kad jeigu ten koks nors matematikas labai greitai padaro užduotį ir man atneša jau sako, aš padariau, neturiu ką daryti, tai aš jam duodavau žodžius ir prašydavau sukurti eilėraštį. Ne papildomai matematikos užduočių, ne papildomai tai, ką jis jau geba ir moka ir jo amžiui kažkaip lyg yra, bet kažką kito, kuris galėtų tiesiog plėsti ribas. Dar, tie pradinukai, jie yra per maži, kad juos kažkaip tai, nežinau, nukreipti vieną linkme. Jie dar gali labai daug pažinti ir jie turi labai daug pažinti ir tik tada galbūt supras, kur yra jų stiprioji pusė. Lygiai tas pats yra ir apie tą, ką Egidijus skaitė, apie jeigu vaikas neturi klausos, koks jo santykis į muziką. Mūsų muzikos mokytoja, Jurga, pasakytų, kad nėra tokio vaiko, kuris neturi klausos ir nėra tokio vaiko, kuris nemėgtų dainuoti, nėra tokio vaiko, kuris negalėtų išmokti groti fleitute. Tai priklauso nuo nusiteikimo ir galbūt netgi nuo tėvų palaikymo tam tikro. Kad viską, ką tu darai mokykloje, yra svarbu. Ne tik lietuvių ir matematika.
Aha, tai ačiū. Tai dabar kiti du klausimai sugebėjimai susiję yra labai aktualūs pirmokams. Ir noriu tačiau Aušra esi, duok man ženklą, čia tau bus klausimai. Žodžiu, pirmokams dažnai rūpi ir tai tipinis klausimas kiekvienais pirmais metais, ar 12-okams neiškyla sunkumų laikant brandos egzaminus, nes programa skiriasi. Ir kokias studijas renkasi vaikai, baigia Valdorfo mokyklą. Jeigu tu Aušra esi, girdėjai, tai atsakyk. Ne, tada eisim toliau. Girdit mane? Taip. Aš praeitą kartą mes atsakinėjome į šitą klausimą, man rodos, bet matyti nauji žmonės susirinko. Iš ties 11-12 klasėje yra gimnazinės klasės, kur mes prisitaikome prie bendros sistemos. Ir galima sakyti, kad ir 10 klasėje jau esame prisitaikę, ypač tuos dalykus, kuriuos mokiniai renkasi egzaminų laikyti. Tai yra tiesiog mokosi A lygių ir ruošiasi egzaminams. Bet kas lieka Valdorfo, bet tai vis tiek yra Valdorfo mokykla ir mokiniai iki pačio galo turi daug menų projektų. Visi turi metų darbą, 12-okai mūsų. Šitas metų darbas dabar Lietuvos valstybėje atsirado švietimo sistemoje toks naujas dalykas brandos darbas. Tai Valdorfo mokyklos jau seniai turi šitą metų darbą, vadinamą, kur kiekvienas 12-okas pristato savo asmeninį projektą, kuris tęsiasi metus laiko beveik. Na va, ir egzaminai, jau ir praeitą kartą sakiau, kadangi mokiniai nėra jokios atrankos, visi pereina į 11-12 klasę, vienas kitas išeina tik tai į kitas mokyklas, tai be jokios atrankos įvairių gebėjimų ir įvairių polinkių žmonės, jie iš tiesų labai įvairiai laiko egzaminus, bet dažniausiai visi išlaiko, būna viena kita nesėkmė. Bet mokiniai turi galimybę mokytis dar 1 metus, jeigu nori mokykloje. Mes turime tokią vadinamą 12 plus klasę. Nedaug, kol kas turėjom tik vieną mokinę, kuri pratęsė mokymasi, bet nežinom, kaip bus po šito karantino. Gali būti visai, o renkasi labai įvairias specialybės. Tikrai yra ir nemažai tų, kurie renkasi menų dalykus, menų, žodžiu, dizaino, į dailę stoja, muziką, režisūrą, teatrą, taip pat stoja į įvairiausius dalykus, nežinau, informatikos specialistų turim nemažai įvairiausių, socialinius mokslus, medicinos turime labai nedaug, kelis tik tai žmonės, kurie mediciną studijos. Ta prasme, kad viduriniosios grandies, ar net ten slaugytojos, arba kineziterapija, arba ergoterapija. Na, žodžiu, architektūrą, turim architektų, kurie dirba, turime žmonių, kurie baigė mokyklą ir jau dirba Valdorfo mokykloje mokytojais. Na, nežinau, man atrodo, kad renkasi viską, kas yra įmanoma. Taip pat yra nemažai tų, kurie išvažiuoja savanoriauti, arba tiesiog metus laiko. Yra tų, kurie eina į kariuomenę arba ieško savęs, kaip vadinant, eina dirbti kur nors. Tai yra įvairiausių pasirinkimų. Man atrodo, kad svarbiausia, ką jie įsineša iš šitos mokyklos, tai tokį galėjimą viską daryti. Aišku. Ačiū, Aušra. Tai čia nepristatėme dalyviams, tai Aušra Puskunigienė iš Vilniaus Valdorfo mokyklos, vyriausiųjų klasių mokytoja ir... Aš esu matematikos mokytoja ir ne 1 metus jau dirbu su vyriausiom klasėm. Ir, žodžiu, kasmet mes turime šitą, kaip pasakyti, situaciją, kai turime ruoštis egzaminam 12 klasėje. Labai norėtume, kad būtų kitaip, nes yra ir Europoje, ir pasaulyje, žodžiu, šalių, kuriuose nereikia egzaminų. Ir labai džiaugčiausi, jeigu šiemet ką nors Lietuvos to padarytų karantino akivaizdoje. Tikrai galėtume pabandyti be egzaminų gyventi, bet atrodo, kad taip Lietuvai kol kas labai sunku įsivaizduoti. Supratau. Ačiū, Aušra. Dabar aš iš tikrųjų buvau pats nusprendęs, kurį čia klausimą reikėtų atsakinėti, bet dabar aš paskaitysiu ir Indrė, Danutė, jūs pačios nuspręskit, gerai? Tai čia bus programos klausimai. Gal mes galėtume papasakoti apie priešmokyklinės Valdorfo grupės programą. Kokias antras kalbas mokomės ir kaip?
Ar skiriame dėmesio vaikų skaitmeniniam švietimui, ne tik programavimui, bet ir, pavyzdžiui, gebėjimui kritiškai orientuotis virtualioje erdvėje, taikant skaitmeninės technologijas, kiek IT integruota į mokymosi procesą, ar taikoma STEAM metodika, tada kiek programoje atsižvelgiama į bendrasias Lietuvos programas, pavyzdžiui, 10 trupmenos 4 klasėje, dalyba kampų, žodžio kalbos dalis. Tada ar turi vadovėlius, nuo kurios klasės, kokie taisyklių rinkiniai ir panašiai. Tada kaip mokomasi lietuvių kalbos gramatikos literatūros. Čia yra viskas maždaug iš programos srities. Atskyriau tokius vertinimo klausimus, nes yra šiek tiek programos ir vertinimo kita dalis. Tai dabar pasirinkite, ką norite atsakinėti. Ne, aš klausau, žinai, ir viskas atrodo taip svarbu, man toks kyla jausmas, kad reikia organizuoti dar vieną paskaitą būtent klausimų atsakymų. Iš tikrųjų taip buvo toks jausmas ir dalyviai, kai kurie taip rašė. Nes iš tiesų viskas yra svarbu ir suprantu labai tėvus visus, kuriems šitie klausimai kyla, suprantu taip pat, kad neapriepsim visko šiandien. Gal iš tiesų galėsim pagalvoti kažkokį formatą mes mokyklų asociacijų, kaip tuos klausimus atsakyti ar raštu, ar padaryti kažkokį papildomą susitikimą. Tai būtinai tą apsvarstysim. Aš dabar visko net neatsimenu, ką tu išvardinai, nuo pradžių pradėsiu. Gal apie kalbas? Jo, apie užsienio kalbas, tai kiekviena mokykla iš tikrųjų turi savo pasirinkimą, savo apsisprendimą. Taip, Vivos mokykloje, jeigu suklysiu, tai mane pataisykit, kolegos, Vivos mokykloje mokomasi anglų ir vokiečių kalbos. Taip. Žaliojoje mokykloje yra mokomasi anglų vokiečių arba anglų rusų. Taip, mes iš tikrųjų dabar mokomės tik anglų rusų. Vyresnės klasės, kurios pradėjo baigė, bet dabar mes tokios galimybės pirmokam nebesuteikiame, tai bus anglų ir rusų kalbos. Va, o atviroji mokykla yra anglų ispanų. Tiesiog irgi ten, kai kūrėsi mokykla, tėvų tokių pageidavimų buvo antra kalba pasirinkta ispanų ir dabar bandom šitą liniją išlaikyti toliau. Tai va, tai trumpai apie kalbas. Tenai dar trumpai atsimenu apie tą visą mokymą nuo programos, kaip su tom bendrosiom programom. Tai iš tikrųjų, kadangi pedagoginė programa yra patvirtinta valstybės, švietimo mokslo ministerijos ir kiekviena netradicinės pedagogikos mokykla turi teisę nukrypti nuo programos 25%, jeigu neklystu. Ir būtent tada ten mes patys ir pasistumdom, kas keliasi į truputį vėliau, o ką imam truputį anksčiau, va, kaip pavyzdžiui, ar ne, fiziką ankstinam tenai, 2 užsienio kalbos nuo 1 klasės, bet rašytinis raštas ateina štai truputėlį vėliau. Tai iš tiesų tą programą, vis tas bendrasias programas, bet kuriuo atveju Valdorfo mokykla įgyvendina ir skiriasi ne pati programa, ne programos turinys. Jeigu taip žiūrint, taip dideliai perspektyvoje vaikas baigęs mokyklą, jis tiek sužino viską, ką jis turi sužinoti, skiriasi pateikimo metodas. Turbūt čia yra esminis skirtumas, kurį reikia ir verta suprasti ateinant į Valdorfo mokyklą, kad kažkas galbūt bus apkeista vietom, kažkas galbūt bus anksčiau arba vėliau, bet tikrai viskas bus pateikta, kaip sakant, išvirkščiai. Pirmiausia, tenai, kaip sakė Danutė, žiūrės, stebės, tyrinės ir tik po to galiausiai sužinos 3 dieną, kokia čia yra taisyklė ir koks čia yra apibrėžimas, kurį kadaise jau ten atrado, jau aprašė Pitagoras, ar ne, savo teoremą. Va, tada kas čia dar buvo? Aš jau nebeprisimenu. Taip, iš tiesų čia buvo didelis toks blokas apie IT. Iš tiesų galima pasakyti, kad mes to mokomės, medijų raštingumas Valdorfo mokykloje mokomas ir IT tokios suvokimo ir kritinio mąstymo IT prasme mokomasi vyresnėse klasėse. Jūsų mažiukai nesimokys iš tikrųjų šito, nes jie mokosi kažką kitą, ką tuo metu turi žinoti net ir vėlesnis tas, kuris IT programomis mokinsis. Tai apie tai plačiau gal kitų kartų, nes čia didelė tema, dar kokią valandą laiko būtų. Gal aš tada... Žinai ką, trumpai labai, jeigu galiu įsiterpti, kad kartu su atėjusiu nuotoliniu mokymu ir tą priartėjusiu visų šituo internetiniu pasauliu prie jaunesnių vaikų, tai aš pastebėjau tokią tendenciją, kad atskirose klasėse, pavyzdžiui, pas mus jau 5-okai klausė paskaitą apie tą saugumą internete, ar ne? Vis tiek mokykla reaguoja gyvai į tą esantį situaciją ir tą esantį poreikį. Kalbama apie tai, kad kyla poreikis. Bet vis tiek stengiamės tausoti tuos pradinukus, pirmokiukus nuo visų tų tiesioginių mitų ir klasrumų ir taip toliau. Daugiau duodama jiem tiesiog dirbti savarankiškai, apribojant tik susitikimai su mokytojais.
Tai IT ir Valdorfo mokykla turi tam tikrą poziciją šiuo atžvilgiu. Tai čia irgi, kaip Egidijus sakė, čia atskira ir labai didelė tema. Jau kovą laimėjo? Laima. Taip. Gerai, dabar, kad žmonės išgirstų, kad mes sus klausimus išgirdom ir dabar, kai uždarysim pokalbį, iš tikrųjų jie neišnyks, aš noriu juos paminėti tiesiog, kad ir visi, taip pat ir lektoriai girdėtų. Tai tokie gebėjimo vertinimo klausimai arba vertinimo, tai yra, ar gali vaikai pereiti 6-7 klasėje į valstybinę mokyklą, jeigu į ten nerašomi pažymėjai, ar nebūtų dėl to problemų. Ir paskui buvo kitas klausimas, ar jeigu iš paprastos mokyklos pereina tokio amžiaus, tokioj klasiai, kokios problemos kyla, ar galima, ar laiko po 2 klasės gebėjimų testus, ar yra atsiskaitimai nuo kada, kaip vertinami vaikai, ypač po pradinių klasių. Tai čia tokie vertinimo klausimai, tada tokie trikampio tėvai, klasė ir mokiniai, kiek daugiausia vaikų būna klasėje, tai čia vaikai, tada tėvai, mokytojai, mokiniai, sakiau, taip, tada mokytojų klausimas, iš serijos esame girdėję. Esame girdėję, kad Valdorfo mokytojais dažnai tampa asmenybės norinčios ugdyti mokinius, nebūtinai turinčių pedagoginį išsilavinimą. Ar visais atvejais užtenka kvalifikacijos, nebūnant srities specialistų? Toks klausimas. Tada tėvų klausimas. Kas padėtų nuspręsti, kuri Valdorfo mokykla tinkamesnė mano vaikui? Tada tėvai, mokiniai. Jeigu vaikas ateina iš klasikinės mokyklos, kur jau sumenkinta motyvacija ir dirbama tik dėl to, kad tėvai mokytojai liepia, ar tiems vaikams yra kokio nors šansų atgauti motyvaciją ir prigimtinį smalsumą? Ten taip pat dalyviai atsakė, kad yra, žodžiu, ten visa pastiprinimas, bet čia toks tikrasis klausimas. Tada visas 3 sritis ugdymas karantino metu, nes girdime vien tik apie patyriminį ugdymą, kaip tada vyksta. Tada kiek yra pirmų klasių iš viso mokyklose, tai čia trumpas atsakymas, kiekvienai mokyklai po 1 pirmą klasę. Ir tada toksai jau iš vyresnės pakopos, o kaip visi paaugliški dalykai ir problemos, noras pamėginti ir paliesti suaugusių pasaulį, rūkymas, pirmoji meilė, šokiai. Ir prašymas papasakoti apie vaikų užklasinį pasaulį mokykloje ir taip toliau. Taip, tai kaip matote, tų klausimų yra ir iš tikrųjų neišeis mums šiandien jų visų atsakyti. Manau, kad smalsumas yra neišnykęs ir iš šio pokalbio dalyvių širdžių ir galvų. Vis dar yra 122 dalyviai ir klausimai buvo surašyti ir jie tęsiasi toliau su pasiūlymais. Taigi, džiaugiamės tuo iš tikrųjų. Džiaugiamės jūsų smalsumu, tikimės tą smalsumą jūs patenkinsite kreipdamės į mokyklas ir gal, kaip Indrė žadėjo, gal mes čia turėsim dialogą ir iš tikrųjų šis formatas leidžia dideliam žmonių kiekiui pratęsti tokius klausimus atsakymus, galbūt gal kokią klausimų atsakymų sesiją ar ką nors bandysime organizuoti. Tai tiek, čia, bet nepažadame, kad taip tikrai įvyks, gal bandysime atsakyti tos klausimus į mokyklose arba gal ir įvyks. Indrė, perduodu žodį tau. Aš manau, kad mes galbūt netgi šitam susitikimui pasibaigus arba susirinksim iš naujo arba dabar pasitarsim, bet man atrodo, kad svarbu surasti būdą tam atsakyti, nes tai yra iš tiesų nuolat kylantis klausimai. Jie kartojasi metai iš metų ir man atrodo, kad jeigu įmanoma juos atsakyti tokio lygio žmonių būriui iš karto, tai yra tikrai didelis privalumas dabar šito mūsų formato. Tai aš nežinau, gal iš tiesų tada labai ačiū Egidijau tau už tokį nuoseklų klausimų rinkimą. Ačiū visiems klausiusiems už kantrybę. Danutė, labai ačiū tau už pranešimą, už kompaniją. Aušrai, ačiū už prisiminimus. Ir makaronus. Ir tada tiesiog sekite informaciją mokyklų puslapiuose arba asociacijos puslapyje ir tada, jeigu mes tik susitarsim kažkaip, kad suprasim, ką čia tais visais klausimais daryti, tai būtinai pranešim ir turbūt iki kitų susitikimų. Ir dar be abejo, kai tik tai sąlygos leis, kvies mokyklos susitikti gyvai, kiekviena mokykla apie save, dar tada apie tuos specifinius jau klausimus, kainos, transportai, maitinimai, popiečius ir taip toliau, tai tada jau kalbėsimės atskirai. Tai ačiū labai visiems. Ir iki pasimatymo. Buvo labai smagu susitikti tokiam dideliam būry.